Auto Aibė. Automobilių dalys ir reikmenys. Jokių išlygų blogam matomumui. Atnaujinkite valytuvus į Bosch. Puikūs valymo rezultatai bet kuriame stiklo taške. autoaibė.lt. Auto ekspertas LT. Vežame jūsų atostogas. Red Bull suteikia sparnus. Labas vakaras Dakaro ralio gerbėjai, labas vakaras visiems, kurie šį vakarą prisijungė ir nusiteikia nuo šiandienos iki sausio 17 sirgti už lietuvius 2026 metų Dakaro ralyje. Čia Dakaras 2026 įvadinė laida, studija ir čia šį vakarą kartu su manimis TV3 sporto žurnalistas Laurinas Matonis ir Aigoto Dakar neetatinis darbuotojas Justas Lengvinas. Labas vakaras, vaikinai. Sveiki visi. Sveiki, gyvi. Ar stipriai laukite šio Dakaro ralio ir kaip ir kiekvienais metais turbūt su baisiausiu nekantrumu norime pamatyti, kas įvyks šiemet ir kaip seksis lietuviams? Kažkaip, žinai, praleidi tas šventes, ateina nauji metai ir atsikeli sausio 1 ir supranti, kad dabar turi prasidėti Dakaras, nes kitaip būti matyti negali. Tai laukiam. Šiemet turim labai daug dalyvių, lietuvių ir atrodo, kad bus reikalų susekti viską, kas tenai vyks. Tai labai įdomu. Laurinai, tau teks būti Dakaro ralio balsu vėl. Įgarsinti visus įspūdžius, kurie atkeliaus iš Dakaro ralio organizatorių vaizdo medžiagos, lietuvių įspūdžius taip pat įgarsinti. Ką tu tikiesi pamatyti kitaip negu praeitame Dakaro ralyje? Kas pasikeis? Ar galbūt viskas išliks taip pat? Visų pirma, tai bus tuštesnė būdelė mūsų eteryje. Mindaugas mane palieka ir mes dabar nebesimatysim 2 savaitės su juo, nes jis bus čia su Justu. O dirbsiu vienas eteryje, bet ne vienišas ir tikiuosi, kad šiais metais, čia jau 3 Dakaras TV6 eteryje mūsų, tai tikiuosi įspūdingos kovos, kad ir kaip lietuviai išsibarstė yra per skirtingas įskaitas, bet aš net nebejoju, kad jie mes anglių į laužą, į židinį ir parodys visam pasauliui, kad Lietuva yra autosporto šalis. Ir kad nors ir Lietuvoje tų dykumų mes turime tik vieną Nidoje, tokią kopą vieną, bet ten važiuoti mokam, naviguoti mokam, turim ir tokių emigrantų, legionierių, šturmanų navigatorių kitose įskaitas, važiuojančių su kitų tautybių lenktynininkais, tai bus net nebejoju, ne kuo mažiau įspūdingesnis Dakaras negu buvo prieš tai kelius metus ir jau kiek mes jį laiko sekam. Davidas Kastera dar šių metų, tai yra praėjusių metų spalio mėnesį anonsavo, kad šis Dakaras bus dar sudėtingesnis, jau pernai metais girdėjome, kad jau buvo pats sunkiausias Dakaras, koks iš viso yra buvęs. Šiemet vėl jisai priruošė labai daug užduočių sportininkams. Tikrai reikės su motociklais įveikti beveik, ar su automobiliais beveik 8000 km, bendroj su pravažiavimais 4800 km vien sportinių kilometrų. Jūs tai ką tai reiškia patiems dalyviams? Tai reiškia, kad tie kilometrai patikrins, ar dalyviai netinginiavo, ar ėjo į sporto klubą ir patikrins technikos paruošimą, arba technikos būklę. Tai bus didžiulis iššūkis ir aš žiūrėjau į kiekvienos dienos kilometražą, tai mes turėsime dienų, kai reikės nuvažiuoti, pavyzdžiui, prieš poilsio dieną 920 km. Bendrai per dieną ir iš jų 330 sportinių. Pailsės ir po to 876 km. Tai bus tokių dienų, kai tikrai pavargs. Bet gal mes apie trasas truputėlį vėliau įsiplėsime. Laurinai, šiemet nėra empty quarterio. Ta prasme, nebus to didžiojo kopų masyvo, į kurį pernai daug sportininkų leidosi su didelėmis akimis ir nežinojo, kas jų laukia. Kaip manai, čia praradimas ar vis dėlto kažkoks palengvinimas? Aš gal papildant Justą, ką jis sakė, kad sporto salė, techninis pasiruošimas, psichologinis pasiruošimas, ypatingai tokios lenktynės yra super svarbus. Tai empty quarterio nebuvimas gal šiek tiek leis atsipalaiduoti ekipažams arba solo vairuotojams, važiuojantiems motociklais, tarkim,
Bet kiek teko bendrauti tiek su lietuvaičiais mūsų lenktynininkais, kiek stebėti atsiliepimus socialiniuose tinkluose iš kitų sportininkų, tai nebus nuo to lengvesnis Dakaras, kad Empty Quarteris nebus užkabintas. Aš manau, savi iššūkiai sunkiausių pasaulio lenktynių vis tiek išlieka ir ta etiketė tikrai liks. Bus 48 valandų chrono iššūkiai. Pats Karlius Raišys šiandien dalindamasis įspūdžiais sakė, apžvelgdamas trumpai labai trasą, sako, bus ta, nežinau, kas čia laukia, bus ta viena poilsio diena, bet man tos poilsio dienos nebus, nes aš būsiu vėl be mechanikų važiuoju, tai man jos nebus. Tai realiai žmogus dirbs visas 2 savaitės kopose sunkiausiose lenktynėse. Tai lengvesnė trasa, jeigu galima taip sakyti apie tokias lenktynės, nemanau. Manau, vis tiek bus didžiausias iššūkis žmonių gyvenime. Ir kai tokie didžiausi iššūkiai gyvenime pasibeldžia į žmonių gyvenimus, tai jie išgirsta dažniausiai tokią frazę, kurią dažnai kartoja ir organizatoriai, o paskui jau ją kaip mantrą kartoja ir patys dalyviai. Tai yra Dakaras. O koks buvo Dakaras 2025 metais, turbūt jau spėjote ir pamiršti, tai mes dabar paruošime jums nedidelį tokį primintuką, kad prisimintume, kas buvo praėjusiame sezone. Na ką, testai praėjo labai puikiai, smagu grįžti į tokį automobilį. Tyla, ramybė, sakau, kaip autobusai į mokyklą važiuoti. Man buvo baugu, gal tau lengva, tu jau kažką biškį moki, tas yra gerai lengva, bet matėsi visur vėžės, tas mane baugina. Pasirodo, ne viskas taip gerai, kaip tikėjausi. Aš džiaugiuosi ir norėčiau realiai antrą ratą dar pravažiuoti. Ritmo buvo, nebuvo. Nulėkiau nuo moso. Fūros, mašinos pro šalį važiuoja, mane smėlių gyvą bando palaidoti. Pirma diena prasidėjo nekaip. Ir jisai paskambino Elonui Muskui, užsakė Starlinko paketą ir su Teslos nuotolinių varžtų atsukimų mechanizmu. Taigi, gavo paketą, paleido ir kai jau buvo Beciuška trasoje, jisai atsuko jam ratą ir ratas pabėgo. Kaip sakyčiau, mokymosi diena, žodžiu, kad krūmiukai iki tokio aukščio tik gali valgyti. Prasidėjo tikrasis Dakaras. Čia ne koks paprastas raliukas, ne Breslau. Labai pavargau, buvau užmiršęs, kiek laiko trunka čia tas ruožas. Aš šiaip jaučiuosi gerai, galėjau dar važiuoti, jeigu reikėtų. O dabar tai labiausiai norisi į dušą, į lovą, visur mykšta, nes naktį iš viso ant žemės miegojau. Jo, žiauriai pavargęs jaučiuosi. Gal šiek tiek vakar trūko miego, maisto, dušo, tokių patogumų. Laukia dar, nežinau, 10 dienų. Vėl greita, dulkių daug, pavijau sportininkų. Labas šaltas rytas. Tai va, bet šiandien viskas gerai, be cirko. Čiung žvaigždutė, kad dar viena diena padaryta, tai toks Kas šiandien nosės? Reikalai. Akmenų reikėjo bijoti, vieną ir gavau tokį, nuo širdo. Sveiki visi. Labą dieną. Mes irgi sveiki. Bet mašina nelabai. Taip plačiai iš to. Ten, žodžiu, bolidas, šlūžęs ratas, šlangos tepalų pažįstas, tai nebeužžiuosim nieko. Lyg tai organizatoriai sumaišė startinį numerį mūsų ir ekipažui perdavė blogas koordinatės ir komanda nuvažiavo ne ten. Svarbiausia gyvenime duct tape'as. Daug duct tape'o. Atvažiavam pas Vladą, rato guolis, nukrito ratas. Sakau, žinai, paslaptis arba geriausias dalykas, kad šį Dakarą mes daugiau nuvažiavom nei prieitą jau. Čia visi persigandę yra dėl mano pečiai yra kaip kulkos. Dariau, čia Kosminė diena, baisu. Navigacija, kelias, ta prasme viskas. Ir važiavo puikus lenktynininkas su Black Hawk automobiliu. Paskutinę sekundę pamatė tą akmenį milžiną. Na ką, maratono diena prieš rytojos poilsio dieną nesibaigė turbūt taip, kaip mes norėjome. Tai labai gaila, bet turiu pasakyti, kad šių metų Dakaras mums yra baigtas. Tikrai rytoj startuosim, sunkvežimis bus paruoštas. Vienu metu dabar prie sunkvežimio dirba turbūt kokie 7 mechanikai. Keičiam variklį, 15 minučių baudos reiškia, bet toliau varau link finišo. Bau, vėl dar viena diena užskaityta. Kiek liko, nežinau, bet važiuojam toliau. 830 km bendrai. 13 valandų, kem 7 minutės ant moco.
daug stovėjo, daug sugedo, nežinau, mocai taškėsi, per galvas jie, manau, visi gal per daug atsipalaidavo per tą laisvą dieną. Neblogai, nieko įdomaus nenutiko. Žodžiu, šiandien pagaliau grįžom į savo startinę rikiuotės vietą. Gaila, tas vis tiek prisimenu tą pirmą dieną. Tokią tatuiruotę pasidariau su tušinuku, kur yra finišas. Tokie laimingi kaip finišė visą laiką. Pakalbėtumėt mūsų greičio ruožę, tai netokie laimingi. Bet viskas gerai. Kupranugarį baltą mačiau, galvau, kad Vaidenas, nes tokį iš po kalno išlindo ir toks šonė stovi. Net pasitikrinti reikėjo ar tik. Ir tada užsirojom ant tų mažų spogų, kur parazitai. Nu, tokių parazitų nesu matęs. O šiaip tai buvo labai grubi sekcija, kokių 50 km taip purtė, kad ten jau Aisvadas stipriai dėjavo. Jo papa jau tenais gerą kūlį darė. Kažkaip čia navigacija ant galo gripavo visi stipriai. Už gerą pasirodymą ten balų nepridės. Kaip šiandien sekėsi naviguoti? Naviguoti sekėsi sunkiai. Žiūriu, kad važiuoju kaip su priekaba. Sunkiau. Diena be amortizatorių ar malio moto pravažiuota kelią? Diena be amortizatorių. Va šito nežinom, labai buvom išsigandę, bet va, dabar filmuojam tiesiai iš degalinės, spėjame, džiaugiamės. Neįtikėtina. Daugiau tokių, tik truputį lengvesnių dienų. Bet kadangi vakar gerai suvažiavam, šiandien startavom tarp greitų bišų, tai žiauriai daug išmokom. Tai bele kaip gera diena. Biški gaila, kad sutrumpino, nes daug sportininkų nusirašo, kas pavergia, ką mocai neatlaiko. Nebeturiu jėgų, įsikvėpiau. Vakarą, ne? Vakar, užvakar. Tai sakau, reikia mokytis iš savo pamokų. Aš čia įsivaizduoju, kaip mums reikėtų pravažiuoti dar tiek pat. Teorija visi už galvų susijėmės. Nes tada tokia lemputė vidury degė, kažką reiškia jinai. Visi vairuotojai susirinkė būreliu, nu tai per kurią pusę varysiu. Wow! Pagaliau, žodžiu, dar viena 11 diena įveikta. Tiksliau 11 greičio ruožas įvyktas, jis šiandien buvo trumpesnis, o Ignas va baigė kapūsti padangas. Kaip pagalvoju, tik 60 km. Ar jūs galit patikėti? Nes finiše. Treti absoliučiai. Treti klasiai, treti absoliučiai. لاحظوا أيضا حتى أترك مجال طبعا للتحدث بلغة 50 رالي ريبليكا. هذا الدراج الذي انسحب هذا العام ويستعد إلى 2018 حيث أنهى رالي دكار. Gera finišuoti, žinojom, kad greitį turim. Pirma diena labai gaila buvo, vis tiek dar nepamirštu tos pirmos dienos. Wow, galų gale finišė, nu tai yra kažkas tokio. Dar galiu važiuoti. Nežinau, kaip bus toliau, bet šiai akimirkai mano forma tikrai dar nėra pati blogiausia. Pernai po Dakaro iš karto sakiau, kad tikrai daugiau nevažiuosiu. Šiemet nebėra tokio jausmo, tai... Kaip aš laukiu iš tavo vietą. Na kaip, mėlėjai, buvo truputėlį primiršę, ne, kaip viskas atrodė pernai metais, taip kad man atrodo, kad šiemet bus dar daugiau nuotykių, nes dar daugiau lietuvių važiuoja Dakaro ralyje ir būtent tie dar daugiau įspūdžių gali mums pregeneruoti. Jūs, tai kaip tau tie prisiminimai? Dabar, kai žiūrim į startą šiandieninį, atrodo viskas švaru, gražu, viskas dar tik prieš akį. Ir kai prisimeni visus nuotykius, kurie buvo praėjusiais metais, o jų buvo labai daug, tai supranti, kad laukia labai įdomios 2 savaitės. Ir turint omeny tai, kad ką pakalbėjom, kad trasa, kaip organizatoriai sako, bus viena sudėtingiausių, viena ilgiausių, kokios buvo Dakare paskutiniu metu. Tai aš galvoju, reikia tik palinkėti lietuviam, kad būtų nuotykiai visi maždaug tokie, kaip Karolio Raišio buvo. Viskas su šypsena, viskas labai gerai ir galų gale su apdovanojimu grįžo į Lietuvą. Gera prisiminti ir iš tikrųjų per laiką matyti net užsimiršta visi tie įvykiai, kurie buvo. Taigi kiek dramos buvo praėjusiais metais. Laurinai, koks tavo pernai metų įspūdingiausias momentas sugrąžino prisiminimus? Man tai vat antrinsiu Justui, man Karolio Raišio ir Igno Daunoravičiaus dueto sprogimas visas 2 savaitės, ta emocija, tas nesibaigiantis parakas, negirdėjau per 2 savaitės, kad jiems būtų kažkas blogai. Jam buvo viskas gerai ir aš labai tikiuosi, kad šiemet, nors šitas duetas išsiskyrė į skirtingus ekipažus, tikiuosi, kad tiek Karoliui, tiek Ignui nepritrūks tos motivacijos.
O dar taipogi tikiuosi, kad tiek Vaitui Žalai, tiek Roko Baciuškos veide bus daugiau šypsenos nuo pirmų dienų, nes sužeidė, kurį ką tik žiūrėjom memuaruose mūsų šituose, tai matėsi tas Roko, atrodo, jis užsidegęs ir gali važiuoti, bet sako, vis prisimenu tą pirmą dieną. Tai labai linkėčiau visiems to sklandaus starto ir dar lengvo įsivažiavimo į lenktynės, nes lenktynės ilgos per pirmą dieną jau tikrai nieks nelaimės. Tai tas įsiminė labiausiai ir labai linkėsiu to ir šiemet lietuvaičiai mūsų. O man asmeniškai tai žiūrint labiausiai motociklininkų gaila, nes jie ant 2 ratų turi įveikinėti visiškai vieniši, nors ir po to jau komandos padeda tas trasas ir kaip matėte, Modestas Siliūnas, šiaip beje paminėsiu, kad ir sirgdamas jisai įveikinėjo savo jau kelintą Dakaro ralį, kur jau siekia to galutinio finišo. Ir pernai būtinai reikia paminėti Nerimantą Jucių, kuris sufinišavo tikrai labai geras varžybas, 28 bendroje įskaitoje ir 3 greičiausias iš naujokų. Tai žiūrėkime, kaip šiandien viskas ir šį Dakarą klostysis, nes manau, kad iš 5 motociklų Dakaro ralyje tikrai galėtume sulaukti kažko įdomaus ir į ką apeliuoju, tai būtent į Dovydą Karką, kuris tikrai su didelėmis ambicijomis irgi žengia į Dakaro ralį ir galimai, kad pamatysime galbūt net ir pakartojimą to pačio Tobiaso Epsterio istorijos, kada jaunuolis debiutuoja Rally 2 kategorijoje, laimi ir jau sekančiais metais patenka į aukščiausią lygą Rally GP. Taip kad žiūrėkim, galbūt ir Lietuvoje turėsime tokį momentą. Bet kad jau prakalbau apie Dakaro ralio dalyvius ir jau juos čia minime, tai gal pradėkime nuo pradžių, jau įsisukome į tą motociklų rutiną. Susipažinkime vėl iš naujo su mūsų Dakaro ralio dalyviais ir pakalbėkime apie juos visus iš eilės. Su vienais galėsime susipažinti per tam tikras vaizdinės priemonės ir vaizdo įrašus, kuriuos parengė patys dalyviai apie save. Kitus apšnekėsime mes patys čia studijoje, o dabar pristatau jums tą patį sužibėjusį Nerimantą Jucių. Labiau, kaip pasakyti, kad būtų nevaržomas tas toks važiavimas. Kai važiuoji dykumoje, tai lygiai tas pats ir yra. Tu važiuoji toks labai jauties jau laisvas. Varai per dulkes, tiesiog nieko nematai, bet tokį greičių važiuoji ir tu kaip per kokias debesis savo, per krūmus varai savo. Ir tiesiog fantastika, kad gali žmogaus smegenis, organizmas taip veikti ir taip viską reaguoti. Realybė ten yra visai kita. Aš mačiau žmonių veidus, mačiau kaip atvažiuoja naktį, lėtesni sportininkai, greitesni, kas jiem atsitinka, ant kiek žmonės pervertina savo tą svajonę ir nepasiruošę atvažiuoja, tai liepčiau arba tikrai gali kiek, kaip aš paaukojau 15 metų tam pasiruošimui, arba aukoji tą, arba to nėra ko ten važiuoti. Kai atsistoji prie starto, bent jau aš atsimenu viską, kiek treniravausi, dėl ko čia atsidūriau, ką reikėjo paaukoti, ką patyriau. Tai prie starto linijos, kai Dakare atsistojau, tai jau tik prologės supratau, kad jau viskas, aš čia startuoju, jau esu oficialiai dalyvis, tiek praeita ir kad viskas įmanoma. Tai tas jausmas toks kaip nuo grūtinės, dabar reikia biudžetą, treniruojas, nežinia, visokie reikalai aplinkui, tas. Kai atsistoji prie starto, tau viskas tiesiog kaip išsitrina. Ir nes tu jau padarai tą, tu atsistoji čia. Gal ko niekas nepadarė, gal kažkas jau bandys daryti, jau į tave lygiuosi, bet tu jau esi čia, tu jau esi startas. 28 startinis numeris ir aš sakyčiau, kokie 2 metrai ant motociklo sėdintis Nerimantas Jucius. Manau, tikrai pernai jis buvo tas tokia underdogas, šnekant angliškais terminais, žmogus, iš kurio gal kažkas ir mažiau tikėjosi. Šiemet jis labiau užtikrintas bent jau atrodo. Iš savo komunikacijos socialiniuose tinkluose jis atvažiavo į Saudo Arabiją, veždamas liktais savo bičiulį Karką taip po sparneliu. Jis jau veda, jį rodo, kas tas yra Dakaras. Tai aš tikiu, kad jo tas pasitikėjimas savimi turėtų perstelti rezultate. Šiandien mačiau jo įspūdžius po pirmų testų, kad naujas motociklas, naujas gamintojas, naujos spalvos, kas yra psichologiškai veikia dažnai lenktynininkus. Tai laiko reikės aklimatizuotis, bet aš Nerimantu tikiu. Aš manau, kad tikrai iš jo galim tikėtis šiemet įspūdingo pasirodymo.
Man ne vienerius metus tenka sukiotis Lietuvos motociklų sporto federacijos renginiuose ir užkulisiuose, tai Nerimantą irgi jau žinau daugelį metų ir galiu pasakyti, kad jisai tikrai yra, nepabūksiu to žodžio, žvėris. Tikrai yra stiprus sportininkas, kas labiausiai, tai jo stiprioji pusė yra būtent ta ištvermė ir važiavimas ilgas ant motociklo jam nėra toks baisus ir sudėtingas, kaip jisai pats minėjo vaizdo įraše 15 metų sportinės karjeros, tai tikrai rodo. Ir savo pajėgumais yra jau 21 metais įrodė, laimėdamas net 4 čempiono titulus, ką niekam nėra pavykę motociklų disciplinoje Lietuvoje pasiekti niekada. Tai jisai tapo Baltijos šalių enduro čempionu, Lietuvos enduro čempionu, Lietuvos cross country čempionu ir Lietuvos dar motocrosso čempionu tapo 21 metais. Tai vienam iš pokalbių su Nerimantu, kuris yra beje Gauto Dakar YouTube kanale, jisai stato šampaną visiems, kas sugebės pagerinti būtent jo rezultatą. Tai vyručiai, pasiūlymas vis dar atviras, užfiksuotas vaizdo įraše, patys gali tuo įsitikinti ir įsirašyti savo, jeigu netyčia pagerintumėte Lietuvos rekordą, tai prašom, į Nerimantą jūsų kreipkitės. Užtruks turbūt. Žinai, čia tikras žemaičio pavyzdys. Jam, sako, gal sunku, bet važiuoja visą Dakarą ir matyt prakaitas ten taip dėl saulės tik išlaša. Kitas motociklininkas, kuris šiemet debiutuoja Dakaro ralyje, bet toli gražu nedebiutuoja ant motociklo, kaip jis pats sako, Davidas Karka ant motociklo sėdi nuo 3 metų, jam dabar yra 27. Tai 4 amžiaus patirties surinkęs ant motociklo ir 5 kartus Lietuvos motocrosso čempionas, jeigu neklystu, neseniai laimėjo Breslau rally, debiutavo Rally du Maroc, pateko į 10-tuką ir, kaip pats sako, važiuoja dabar į Dakarą ir dėl pozicijų, bet to pačiu sako rinkti patirtį ateinantiems startam ir nenori aplenkti savęs. Atrodo labai brandus požiūris į sportą, tai jaunas kaip žmogus, bet labai brandus kaip sportininkas. Viskas atsiskleis sausio 17 dieną ir pažiūrėsime, kiek tos ambicijos pavyko įgyvendinti, bet dabar galime ir artimiau susipažinti su pačiu Dovydu. Esu Dovydas Karka ir šiemet su Energus komanda važiuojame į Dakarą. Jo, motociklų pradėjau važiuoti nuo 3 metų, nuo tol ir nebenulipau nuo jo, tai visas mano gyvenimas buvo apie 2 ratus. Viskas prasidėjo nuo baimės ir išsirituliojo laimė. Visą savo gyvenimą siekiau profesionalios motocrosso karjeros. Tas 3 dienas bėgiojom crossą, baseinę plaukėm ir 4 dieną jau važiavome trasą. Tik viena trasa, beveik viena trasa Italijai buvo atidaryta. Ir tada treniravomės ir mes ten buvom beveik mėnesį. Kai 19 metų buvo lūžis, kur supratau, kad nebeišeis pasiekti to, ko visą vaikystę norėjau, nors pasiekiau iš tikrųjų nemažai. Buvau 5 kartus Lietuvos čempionas, 6 kartus atstovau rinktiniai motocrosso olimpiadoje, esu Pabaltijo čempionas, Europos čempionate 10 vietos nugalėtojas, jaunių pasaulio čempionate 5 vietos laimėtojas. Važiavau iš skirtingas Europos šalių komandas ir daug nukeliavau, daug nuvažiavau, daug laimėjau, daug pralošiau, bet galų gale nieko nesigailiu ir tai tik man padėjo bręsti kaip asmenybei. Bet šiemet pakeičiau discipliną, tai pradėjau važiuoti cross country ir enduro čempionate, tai tapau abiejų disciplinų Lietuvos čempionas, ko labai džiaugiuosi, pavyko įgyvendinti tai per pirmus metus.
Prieš tai pradėdamas jau turėjau tikslą galvoje, kad noriu startuoti Dakare. Nežinau, ar tai bus šiemet, ar tai bus kitąmet. Bet kaip matot, tai vyksta šiemet. Nemėgstu laukti, mėgstu daryti stipriai, maksimaliai ir daug. Kartais tai yra našta, bet aš taip važiuoju. Kodėl ir kodėl dabar, tai iš tikrųjų pats nežinau, tikriausiai šitas dalykas brandas su manimi. Ir man yra 26 metai ir realiai dar ganėtinai esu jaunas, sakykim, tai todėl norėjau švaistyti laiką ir pradėti kuo anksčiau. Realiai reikia daug patirties ir žinau, kad per pirmus metus neišsikeliu kažkokių labai aukštų tikslų ar ambicijų, nes gali labai greit nudegti, tai šios metus imsiu kaip mokinimosi metus, tai šiemet jau pravažiavau Breslau ralį, kurį nugalėjau, iškart pirmas ralis, pirma pergalė, tai labai tuo irgi džiaugiuosi. Tada važiavau Maroko ralį pasaulio čempionatą, jau buvo žymiai rimtesnis ralis su stipresniais sportininkais, realiai top Dakaro dalyviais. Dar yra ką nuveikti, tai šiuo metu labai intensyviai sportuoju fiziškai, taip pat ir renku biudžetą. Čia yra viena labai didelė Dakaro dalis, kadangi Dakaras yra labai brangus. Man tai visai patinka iš tikrųjų, štai iššūkis iš kitos pusės, ne tik ant motociklo. Jau N metų turiu savo biznius, tai šiokią tokią patirtį turiu ir šito biudžeto rinkimo patirtį tikrai galėsiu pernešti į ateitį ir ar tai bus Dakaras, ar tai bus kažkoks kitas projektas, ar tai bus biznis, aš manau, man tikrai padės. Sekančiame epizode pakalbėsiu labiau apie savo fizinį pasiruošimą ir išvysite daugiau behind the scenes. Dovydas, gražu žiūrėti tokius meniškus video ir tikiuosi, kad daug meno trasoje padarys. Ambicijos aukštas. Jis jau vieną rekordą pastatė. Kokį? Jauniausias Dakaro ralį dalyvis iš Lietuvos. Na va. Gražu. O Rokas startavo kokiam amžiui? Bet ant motociklo. Ai, supratau. Kiekvienam savas rekordas. Taip, Rokas daug jaunesnis, tai čia net neklausimas. Jaučiasi pasito superstaro toksai vaidmuo. Filmukė, kurį ką tik žiūrėjom, matėsi tas jo visas toksai. Sveiki, prisijungia, aš važiuosiu Dakare, palaikykit mane ir ta fotosesijų salė, studija visa. Jis žino, ką gali, jis pasitikė savimi, aš tikiuosi, jo tas pasitikėjimas savimi neišblės ir tai atneš vaisių sausio 17, kai mes mėgstam sakyti. Dovydas moka save pateikti, tik tą galiu aš paliudyti. Judame toliau ir dar vienas naujokas. Turime dar vieną naujoką, Edvard Sokolovskį ir Laurina, kaip sakei, apie Nerimantą beveik 2 metrai, tai čia 1,94 m, dar vienas aukštaūgis Dakaro ralyje. Krepšinio šalis. Taip, nors anaip tol ne krepšininkas, Edvardas yra įveikęs 5 triatlonus, kelis Ironmanus ir, žodžiu, yra dviratininkas, bėgikas ir plaukikas. Tai labai tvirto sudėjimo vyrukas, bet taip pat ir neblogas motociklininkas. Jis važiavo ir Abu Dhabi Desert Challenge, ir Maroko ralį, ir Phoenixo ralyje, ir aišku Breslau Lenkijai. Tai čia turbūt visų mūsų lietuvių važiuojančių rally reido discipliną pirmas žingsnis išėjus iš už Lietuvos ribų. Jo tikslas finišuoti pirmoje pusėje motociklininkų. Tai reiškia būti geresniu nei 50% kitų. Tikslas sunku įvertinti, ar aukštas ar ne. Vėl sausio 17 duos visus atsakymus iš tuos mūsų klausimus. Ar turim ką pridurti? Nes video tai turim. Reikia nieko pridurti, turim video, žiūrėkime, jūsų akys į ekraną. Kelias nebuvo iš tiesų lengvas, ypatingai pačioj pirmojo pasiruošimo fazėje. Teko treniruoti, patirti avariją. Visokių minčių iškart buvo, kad jau lyg ir pabaiga, bet kaip rodo praėję 1,5–2 metai, tai buvo tik tais kelio pradžia. Kada nebūna lengva, tai kai sieki kažko didesnio, negu tiesiog kažką nuveikti.
Pagaliau šiandien galiu pasakyti, važiuoju į Dakarą. Dakarui reikia fizinės didelės ištvermės, tiek psichologinio pasiruošimo. Pasakiau jam, kai tu būsi pasiruošęs, pirmyn, mes tave palaikysime. Dalyvavimas Dakare ir turi tokių sąsajų su gyvenimu, su darbu ypatingai, gebėjimas prisitaikyti prie situacijos. Jis ir turi tokį gilesnį mintį negu tik varžybos. Nemažiau svarbus palaikymas yra iš Hiltos komandos, mūsų bendras kelias visų kartu. Vadovo ta ambicija, energija, tikslas, siekimas persipina daugiau negu per Hiltusą. Mūsų darbe yra nemažai iššūkių, bet Dakaras tai yra vienas didžiausių turbūt iššūkių, ką gali žmogus įveikti. Kiekviena svajonė verta kelio, kai juo važiuoja iš viso širdies. Kai turi tikslą, ribos egzistuoja tik mintise. Dakaras prasideda dabar. Mindaugas užsiminė apie krepšininkus sėdančius ant motociklo. Mes turėsime dar vieną lietuvaitį, kuris šiemet irgi sės ant motociklo, tai yra Saulius Klevinskas. Dar vienas naujokas. Dar vienas aukštaūgis, 1,90 m. 4 cm mažiau nei čia buvo. Tik čia reikėtų uždėti pauzę, kablelį ir dvitaškį, nes iš krepšinio mes keliamės į futbolą. Saulius Klevinskas yra futbolininkas, Lietuvos rinktinėje žaidęs, vartininkas. Ir jis tikriausiai suprato tą legendinį pasakymą, kad automobilių sportas, neskirtiems sportam reikia tik tai vieno kamulio. Tai Saulius Klevinskas, buvęs futbolininkas ir beje net Lietuvos oficialus futbolo komunikacijos kanalas paskatino ir palaiko kaip jų sporto šakos atstovą. Jis šiemet sėda ant motociklo ir nors baigė futbolininko karjerą 2018 metais, per karjerą tapęs Lietuvos čempionu, daugkartiniu LFF taurės laimėtojų, iškovojo LFF super taurę, taip pat 4 kartus atstovavo ir Lietuvos rinktiniai futbolo. Tai žiūrėsim, kaip jam seksis ant 2 ratų atstovaujant Lietuvos Dakaro rinktinę. Na, čia, man atrodo, stipri rinktinė sudaryta iš AG Dakar School mokinių, nes Arūnas Gelažninkas stovi viršūnėje šios rinktinės, tai yra Edvardas Sokolovskis, Gediminas Šatkus, apie kurį netrukus pakalbėsime, ir Saulius Klevinskas būtent yra AG Dakar School auklėtinė ir šiemet nors Arūnas pats nevažiuoja, jisai atvyko kartu su jais į Dakaro ralį ir būtent tenais stengsis, kad jo mokiniai pasiektų finišą, nes aš manau, visiems debiutuojantiems Dakaro ralyje galbūt linkiu aš finišo, aišku, paskui jau fortūna parodo, kokioje vietoje tu finišuoji. Gediminas Šatkus, link kurio jau aš lenkiu, jisai atvažiuoja suvesti nebaigtų reikalų su Dakaro raliu. Praėjusiame jam teko kristi ir pasitraukti iš varžybų dėl traumos. Penktame greičio ruože. Taip, tai net neįpusėjus. Tai labai apmaudu, jau kai ten truputėlį gal link Dakaro pabaigos iškrenti, galbūt dar labiau apmaudu. Mat ir esame mes diskutavę, o kada geriau iškristi, ar pradžioje, ar pabaigoje? Niekada. Geriau finišuoti. Taip, nes tu tiek pašventi laiko, jėgų, energijos dėdamas į tą savo kelią į Dakarą ir galbūt tai tavo vienintelis tik tai bandymas, kai tu nori atvažiuoti ir sufinišuoti ir pasiekti tikslą. Ir jisai nutrūksta, tarkim, nepasiekus poilsio dienos, bet kokioj fazėje jisai nutrūkęs, jisai pirmiausiai tai atsineša didelį apmaudą, bet galbūt ir didesnė energija, kuri leidžia dar kartą bandyti siekti to tikslo. Šiaip labai gerai uždavė klausimą, nes vienintelis Mindaugas žino atsakymą iš tą klausimą. Paminant tuos metus, kai jau buvo lagaminai supakuoti, Mindaugas taip ir neišskrido į Dakarą. Jo didenybė Covidas pasiglemžė. Tai va, tu puikiausiai supranti tą jausmą, ką reiškia nestartuoti Dakare. Žinai, dar kalbant apie motociklininkus, aš labai visada linkiu ir dabar noriu garsiai palinkėti jiem, kad jie nepatirtų jokių avarijų ar dar kažko, nes automobilyje tai važiuoja apgaubti saugos lankų ir viso kito, o motociklininkai turi tik išsiskleidžiančią oro pagalvę striukėje, tai labai linkiu, kad visi saugiai finišuotų šį Dakarą. Na, apie automobilius pasikalbėsime po nedidelės pertraukėlės, nes dabar duoklė mamai reklamai. Auto Aibė. Automobilių dalys ir reikmenys. Jokių išlygų blogam matomumui. Atnaujinkite valytuvus į Bosch. Puikūs valymo rezultatai bet kuriame stiklo taške. autoaibė.lt. Autoekspertas LT. Vežame jūs.
Red Bull suteikia sparnus. Grįžtame į Dakaro Ramo studiją ir toliau kalbame apie artėjantį 2026 metų Dakaro ralį. Kalbėjome apie motociklus ir šiemet vėl įspūdingas skaičius, net 5 motociklai Dakaro ralyje, kartojame tą patį rekordą, kuris jau yra pernai užfiksuotas. Galbūt ateityje jisai bus dar pagerintas, nes girdėjome, kad Ignas Daunoravičius planuoja 27 metais šturmuoti Dakaro ralį vienišių kategoriją, bet apie tai truputėlį vėliau. Pakalbėkime apie transporto priemonės, kurios yra beveik keturačiai, bet su 4 ratais, bet su 2 gali sėdėti. Aš lenkiu link motobagių kategorijos, kur šiemet vėl turime lietuviškų ekipažų, nors Rokas Baciuška baigė savo karjerą ir pasiekęs aukščiausius pasiekimus, manau, ne Dakaro ralyje, bet pasaulio ralio reido čempionate, jau dabar vairuoja kitą transporto priemonę. Bet čia turime Izoton Sport komandą, tai Mindaugas Sidabras ir Ernestas Česokas. Ernestas Česokas man kaip šturmanui važiuojančiam klasikiniam ralyje pažįstamas iš būtent tos disciplinos. Tai jie su Aisvydu Paliukėnu, Benedito Vanago šturmanu irgi seniai pažįstami. Tai bus man asmeniškai iš sportinio interesų įdomu stebėti, kaip mano kolega iš klasikinio ralio adaptuosi savo pirmajam Dakare. Kiek teko girdėti jų emocijas prieš įskrendant, nes mes kalbam apie tai, kad artėja Dakaras. Dakaras prasidėjo gruodžio 29 dienomis maždaug tuo laiku, kai lietuvaičiai paliko Lietuvą. Mindaugas ir pats lankėsi dažnai oro uoste. Mes irgi per TV3 sporto žinias pasakojom apie jų išvykimus. Ir būtent tie 2 vyrukai atvažiavę į oro uostą patys ir sakė, kad jau atsibodo, jau kiek galima, jau norim važiuoti. Suprantu jų tą spirgėjimą, pirmas Dakaras. Tikrai transporto priemonė pasirinkta tokia, kuri bus iššūkių, kels iššūkių, bet manau, jie nemažai konsultavosi su jau patyrusiais šios transporto pilotais ir galima, manau, tikėtis iš jų, nes patyręs duetas ir kiek aš bent jau šono jos stebiu, visai susidirbęs atrodo toksai. Jų susidirbimas labai puikiai pasimatė Maroko ralyje, kai tarp naujokų, tarp rūkių jie laimėjo ir taip gavo kaip čia bilietą į Dakarą. Nereikėjo 32 000 prizinis fondas. Mindaugas Sidabras minėjo būtent vėl vienam iš podcastų, kurie yra Eigautų Dakar YouTube kanale, kad sako, na aš per visą savo sportininko karjerą nesu laimėjęs tokio prizinio fondo. Ir tikiu, kad tas fondas žymiai palengvino jų kelionę į Dakarą. Labai smagu matyti, kad šitas ekipažas ne tik motobagiai yra lietuviškas, bet jų ir visa palaikymo komanda yra lietuviška. Tai turbūt pakankamai retas reiškinys jau, nes, sakykime, motobagius dažnai prižiūri kažkokios didelės nelietuviškos palaikymo komandas. Motociklus lygiai taip pat. Čia turim pilną lietuvišką komandą ir su nemaža patirtim. Mindaugas Sidabras pats minėjo, kad 15 metų sportuoja ir jeigu daugeliu jūsų tai pirmą kartą girdima pavardė, tai jisai tikrai puikus žinomas ralio kroso disciplinos bendruomeniai. Ten jisai šmėžuoja praktiškai visose varžybose, dabar jau kaip komandos vadovas, nes jo sūnus dalyvauja varžybose ir tikrai su didelė patirtim automobilių sporto ateina į šią discipliną. Ernestas Česokas irgi jau ne pirmus metus šturmanauja įvairiose komandose. Jisai šturmanavęs, matęs ir Afrikos mėlynų, būtent ir Breslau tą patį ralį yra įveikęs kartu su Mindaugu jau šiemet pasirengimo fazėje ruoždamėsi Dakaro ralį. Na ir žinoma, galima tikrai tikėtis iš jų neblogo rezultato, nors šioje kategorijoje yra daug senbuvių, kurie irgi ten kiekvienais metais raško tuos podiumus, prizinės vietas ir net nugalėtojų titulus. Tai žiūrėsim, kaip klostysis jų Dakaro ralis ir ar jiems pavyks jį teisingai nukloti iki pat finišo Saudo Arabijoje, tam pačiam Jambu bivake, kuriame jie šiuo metu ir yra. Na ir laikas parodys, ar technika atlaikys, bet ką apie pačią techniką jie minėjo, kad tai truputėlį tobulesnis Kanamo bagis, tenais jau yra automatinė pavarų dėžė, jau nėra tos vadinamos diržinės pavaros. Kas galbūt sprendžia diržo kaitimo problemą, ar ne? O diržo kaitimų turi antras lietuviškas ekipažas, na pusiau lietuviškas, pusiau saudarabiškas, tai kalbu apie Albertą Velemovičių, važiuojančių motobagių su vietiniu Saudo Arabijos sportininku Salehu Al-Saifu iš Dark Horse komandos ir būtent jau šiandien testų metu jie pastebėjo, kad diržinė pavara po truputėlį kaista ir reikės spręsti šios klausimus. Pernai Albertas Velemovičius startavo su to pačiu Salehu Al-Saifu Challenger kategorijoje, ten vėl techninės problemos privertė juos pasitraukti iš varžybų, o dar metus turbūt atgal jisai su Vaidotu Paškevičium sunkvežimiu važiavo ir taip pat šturmanavo.
ir priparkavo jį 3 dienom vidury dykumos. Oi, ten gerai buvo. Aš manau, komandai ten buvo didžiausias galvos skausmas, nes bent jau stebint organizatorių, ten tas visas dokumentacijas, tai būtent jie pasiryžta prisižada išgabenti sportininkus iš trasos, o pačios technikos repatriacija yra jų pačių reikalas. O palikti šiukštų negalima. Oi ne, mes ten darėm konkursą, spėliojom, ką padaryti iš to likusio sunkvežimio, būtent jūs žiūrovai turėjote parašyti, kaip jūs įsivaizduojate, ką galima padaryti iš įstrigusio sunkvežimio kopose. Ir kavinę, ir parduotuvę. Taip, ten buvo tikrai smagu tą stebėti. Kalbant apie šitą ekipažą, labai įdomu tai, kad Salehas nelabai moka angliškai. O Albertas, aišku, nemoka arabiškai. Tai vienam interviu jis pasakojo, kad yra ir privalumų, nes susipykti jiem techniškai neįmanoma ekipaže. Susikalbėti gilesnėmis temomis taip pat nelabai. Tai panašu, kad jų žodynas ir jų bendravimas apsiriboja nurodymais iš kelio knygos, kur važiuoti ir ką daryti. Albertas pasakojo, kad dėl to kartais jam sunku morališkai, sakykime, nes jaučiasi pakankamai vienišas. Tai, ką prieš tai kalbėjom, kad ilgas Dakaras ir ilgas 2 savaičių maratonas išbando ne tik fizinį pasirengimą, bet ir psichologinį, tai aš tikiu, kad šita ekipažo komplektacija kelia tokių iššūkių, apie kuriuos daugelis net nesusimasto, nes jų tiesiog neturi. Aš manau, Albertas galės pasikonsultuoti su Karliu Raišiu, nes jis tą patį minėjo išskrisdamas iš Vilniaus oro uosto į Dakarą, nes mes aptarsim, aišku, Karlio ekipažą dar vėliau prie Classic įskaitos, bet kalbant apie tai... Mes jau artėjom prie Igno, tai galim jau... Jo, tai Karlius gavo prancūzą šturmaną ir jie kaip sakė, kad Karolio anglų kalba ir jo šturmano anglų kalba yra skirtingos anglų kalbos. Tai manau, kad Karlius turės panašių jausmų Dakaro ralio metu. Tai galėsite su Albertu susitikę bivakę arbatėlės vietinės išgerdami, aptarti. Jo, paguosti, sakyti, mes bent jau iki čia atvažiavom, jau susišnekėjom, reiškia, komunikacija svarbu. Iš šito ekipažo turbūt galima tikėtis nemažai, nes Salehas Al-Saifas yra vienas iš geriausių vietinių vairuotojų ir jis pats savo kelia labai aukštus tikslus. Ir praėjusiais metais po incidento jie nebetęsė varžybų todėl, kad vairuotojas nusprendė, jog nebėra prasmės važiuoti, nes nebus rezultato. O tai kam važiuoti, nes treniruočių nebereikia. Tai įdomu stebėti. Šiaip dalyvių sąrašuose figuruoja dar viena lietuviška pavardė, tai Artūras Ardavičius iš Kazakstano. Ir būtent jisai irgi šturmanauja šių metų Dakaro ralyje. Galbūt kažkada mums pavyks prasibėgti tiek nuotraukomis, tiek prisiminimais, tiek gal įspūdžiais iš Dakaro ralio būtent ir apie šį sportininką, o mes turėtume truputėlį jau judėti toliau ir dabar prisiminti būtent Karolio Raišio šturmaną. Šių 2 sportininkų sausis 25 metais tikrai baigėsi geriau negu tikėtasi ir kai daugelis kalbėjo, kad jiems su 78 metų gamybos Land Roveriu duokdė pasiekti poilsio dieną, tai jie ne tik tai ją pasiekė, bet jie ir finišavo ir sugebėjo iškovoti 3. vietą Dakar Classic kategorijoje iš pirmojo Dakaro, kas, aš manau, žiauriai yra neįtikėtina, nes, kai tu važiuoji pirmą savo Dakarą, tu tikrai nekeli tokių didelių tikslų savo ir tu galvoji, galbūt gerai būtų, jeigu ten susiklostytų visos žvaigždės ir jiems susiklostė visos žvaigždės. Ir tą pasisekimą vainikuoja vėl toks įdomus momentas, kad Ignas Daunoravičius iš karto po Dakaro sulaukė skambučio ir jam pateikiamas darbo pasiūlymas dirbti privačioje komandoje šturmanu, nes, turėti šturmaną, kuris ir dar yra toks auksinių rankų meistras, tai aš manau tikrai yra kiekvienos komandos svajonė. Žinai, kalbant apie jų praėjus metų kelionę į Dakarą, man stebuklas buvo jau tai, kad jie startavo, nes kai aš pamačiau jų Defenderį, dar visiškai tik atvaryta ir nupirkta ir sužinau, kad čia yra planas važiuoti į Dakarą. Aš labai linkėjau sėkmės, bet tikrai netikėjau. Labai džiaugiuosi klydęs. Pasirinkimas buvo virtęs viena didelė avantiūra ir kova su laiku. Ir matėm, ant kiek atneša to džiaugsmo Karoliui Raišiui ir Ignui Daunoravičiui kiekviena finišuota diena ir ten buvo visokių nuotykių ir be diržo, ir be troso, ir ten Ignas po kapotu buvo palindęs ir taip toliau. Palindęs važiuojant. Taip, vėl pasikartosiu, kad Igno memuarus irgi galima rasti iGo to Dakar YouTube platformoje ir tenais valandos pokalbis tiesiog ištirpo, tai jeigu norite dar kartą prisiminti, kviečiu prisijungti. O šiuo metu Karoliui Raišiui buvo kitokia
galvos skausmai prieš išvykstant, jis turėjo daugiau laisvo laiko. Jis pats oruose sakė, kad gavau per daug laiko susikrauti lagaminus. Aš nežinau, ką krautis, kelis kartus persikrautas lagaminus. Sako, nežinau, įsidėjau, ką neįsidėjau. Net ir pirmiejo žodžiai nuvykus į uostą atsimti automobilio. Sako, na, viduje yra daiktų detalių. Nežinau, ką aš ten įsidėjau, nežinau, ko įsidėjau. Reikės išsikrauti bivakę. Pasižiūrėti, bet jeigu kalbant apie jų uždarant tą temą pernai metų pasirodymo, jau galim sakyti pagaliau pernai metų Dakaras, tai sakyčiau, kai mes pasibaigus krepšinio sezonui arba rungtynėm finalo serijai duodame MVP titulą, tai širdžių MVP pernai tikrai buvo Ignas Daunoravičius ir Kalius Raišys, jų rock'n'roll pasirodymas ir labai tikiuosi, kad vėlgi pasikartosiu, kad šiemet jie abu, nors ir skirtingose ekipažuose, mačiau, jau buvo susitikę, jau vienas kitam mušė rankom ir neprarasta rock'n'rollo užsidegimo ir tikrai gausime įdomaus turinio, įdomių rezultatų iš jų irgi taip pat. Kalbant apie įdomų turinį, tikrai neturime kažkokio tai blizgančio ir spalvoto vaizdo įrašo apie Igną Daunoravičių, kaip jisai iškovojo 3. vietą ir kaip jisai džiaugiasi tą pergalę. Mes paprasčiausiai turime Igną Daunoravičių, kuris jau Saudo Arabijoje ir per vargą pateko į bivaką, bet apie tai pasižiūrėkite patys. Pagaliau vakar naktį atvykau, tiksliau šiandien paryčiais, gal kokie 3 ryto, vėlavo lėktuvui viskas. Buvau pasiryžęs miegoti prie bivako vartų, nes jau apyrankių nebegausi, bet apsauga pagailėjo, pažiūrėjo startinius, sako, gerai, tu iš tikrųjų dalyvauji, eik į bivaką ir miegok ramiai. Tai va, norėjau pristatyti savo komandą, Compagnie Sacharin, tai yra prancūzų komanda, kurioje viso dalyvausime su 2 Toyota 78 ir 2 Toyota 100 Land Cruiserio modeliais. Tai komanda bus labai internacionalinė, tai bus keli šturmanai prancūzai, aš taip pat lietuvis, tada vienas pilotas iš Indijos, 2 iš Indonezijos ir amerikiečių ekipažas. Tai va, tai visi dalyvausime Dakar Classic, 2 automobiliai dalyvaus vienoje grupėje, o mes su senesnėm Toyotom važiuosim, tikėkime, lėčiausių automobilių klasėje, kur turėtume galėti laimėti ir bendrą įskaitą. Automobilis, kuriuo startuosiu šių metų Dakare, tai yra Toyota 78 Land Cruiseris, tai yra senutėlis, kampuotas, patvarus Land Cruiseris kaip tankas. Tai visų pirma, kas slepiasi po kapotu, tai reikia dar mokėti atidaryti. Tai 4,2 dizelinis variklis, be jokių turbinų, be nieko, visiškai paprastas, apie 130 arklio galių, kažkiek tai niutonų. Tai variklis yra šiaip tai toks labai bukas, nevažiuojantis, bet žiauriai patvarus, gana ekonomiškas, tai nebus problemų. Važiuoklė, ratai, viskas gana yra paprasta, prieki turim spiruoklės, galelingės. Salone, žinoma, turim saugos lankus, sportinės sėdynės, diržus, gertuvės, mano navigacijos įranga, su kuria seksiu vidutinį laiką. Čia driveriui Sami sakys, važiuok greičiau, važiuok lėčiau, tai iš karto po akim, kad žiūrėtų kelią ir matytų, ką daryti. Gale, ką mes turim gale, einam į galą. Tai gale yra daug svarbių dalykų iš tikro, nes gale mes vežamės 2 atsarginius ratus, kas yra privaloma pagal taisyklės, tikėkime, kad jų neprireiks. Reikia turėti sentrekus, kada užklimsti smėlyje, tai kad juos galėtum pasikišti, irgi privaloma. Čia turime labai ilgą ir didelį dizelio baką, o jo forma yra tokia keista ir šitie kampukai yra čia, todėl kad šitas automobilis kažkada buvo Dakaro greitoji. Tai čia sužeistuosius veždavo ir čia vat neštuvai taip galėdavo įčiuošti. Čia dabar išsitraukė dėžutę su įrankiais ir daiktais. Tai va, tokia ta mūsų Toyota, nėra kažkokia labai įspūdinga, bet iš tikrųjų yra labai patvari ir manau, kad padarys darbą Dakar Classic puikiai. O komanda tai susidaro štai iš tokių 2 senų Renault sunkvežimių, kurie kažkada dalyvavo Dakaro ralyje, tai jie ir visą gyvenimą gyveno kaip serviso automobiliai. Turime kelis kemperius, tačiau kemperių programa ne man, aš treniruojuosi kaip ir Malė Moto, gyvensiu palapinėje. Tai už kemperių turime ir jau pasistatę kelias palapinės. Tai pirmas bivakas yra Jambu ir aš iš karto atvarę supratau, kad žiauriai bus gerai, nes esam prie pat jūros, oras pasakėlė, naktį nešalta, prie pat yra dušai, tualetai, tai žodžiu, labai viskas patogu. Taip pat netgi smėlis, nedulko, toksai kietas, tai žiauriai faina vieta pirmam bivakui, nes jame beveik visą savaitę būsim. Tai va, jau sveiki iš Dakaro.
Žinot, žiūriu į Igną ir galvoju, kažin ar Dakare tie, kas jį pažįsta, jo labiau nori kaip šturmano savo komandai ar kaip mechaniko, nes jis yra vadovas, kaip čia pavadinti, šalia Nürburgringo sportinių automobilių nuomos verslą ir jis, kiek aš jį pažįstu, pats varžtus sukioja ir pats gamina tuos automobilius, tai aš manau jam ir pačiam turbūt noris tiek šturmanauti, tiek varžtus sukioti, auksinių rankų ir auksinio proto. Navigatorius. Ir užsispyrimo, kaip matėme iš video siužeto, nors kemperiai paruošti su patogumais kiek įmanoma didesniais, aišku, ne Jazido motorhome, apartamentai ant ratų. Mes kaip tik su Mindaugu dalinamės šito video kelios dienos prieš mūsų transliaciją. Sakėm, kad kai kurie lietuviai tokiuose būtuose negyvena, kaip Jazidas gyvens Dakare. Gal kada per laidą pavyks jums aptarti jo gyvenamąją vietą, bet Ignas nusteikęs gyventi ruošiasi savo didžiausiam iššūkiu, kaip ir Mindaugas minėjo anksčiau, Malė Moto lenktynėm kažkada ateityje, pasistatė savo palapinę, turi šalia dušus ir irgi palaikys tą rock'n'roll vibe ir linkime Ignui nepavargti nuo aplinkui durzgiančio viso bivako. Bet kaip bus su jo rock'n'rollo vibe partneriu, nes jisai, man atrodo, buvo tas 3 ramščiai tuose namuose, kurie laiko stogą ir dabar Karolis Raišys jau perinu prie šio sportininko, gavo, na ką, gerą specialistą, tikrai puikų specialistą. IT specialistą, kuris, kaip ir minėjai, yra sukūręs vieną iš reguliarumo sistemų. Taip, tai Karolio šturmanas prancūzas Kristofas Markesas jau 10 metų, šiaip yra IT informacinių technologijų specialistas, kuris, kaip pats sako, kad jau 10 metų kuria ir tobulina reguliarumo ralių įrangą. Tai reiškia ta įranga, kuri labai tiksliai skaičiuoja greitai, buvimo vietą ir tai, kada kur turi atsidurti. Tai ta įranga gan sudėtinga ir reiškia, kad jis tikrai turi labai gilų suvokimą apie tai, kokią jis čia turi vykdyti misiją. Negana to, visus tuos metus ir gal dar daugiau, jis dalyvauja įvairiuose reguliarumo raliuose, taip pat ir Monte Carle. Monte Carle jis važiavo su Renault 5 Turbo ir su, dabar tik nepasakysiu pavardės, žymiu jau seniorų Prancūzijos ralio vairuotojų. Tai nors tai Karolio kolegai pirmas Dakaro ralis, tikrai ne pirmas tokio tipo varžybos. Kita vertus, ir Karolis pats pasakoja per savo pristatymą, vargu ar tas prancūzas šoks iš dar riedančio automobilio, lys po kapotu ir kaip Ignas darė, čiups už sklendės kokios nors ar traselio ir pasieks finišą atidarius kapotą. Na, žiūrėsim, ar tai nepakiš kojos, bet kol kas Karolis Raišys yra tikrai puikaus rezultato savininkas, kas galėjo patikėti, kad Dakar Classic kategorijoje turėsime kažkada tokį aukštą pasiekimą. Pirmas iš lietuvių debiutavęs Dakar Classic kategorijoje tai buvo Valdas Valkevičius, kažkada irgi ragavęs Dakaro ralio Afrikos žemynę ir fainos knygos Dakaro kariai autorius, tai tie, kas dar tik tai klojate savo pažintinį kelią link Dakaro, tikrai siūlau pradėti nuo šios knygos. Valdas tuomet irgi parvežė labai solidų rezultatą į Lietuvą. 11, jeigu gerai atsimenu, jie grįžo ir visi didžiavomės ir turim ko didžiuotis iki šiol, tai lietuviai klasikinį ralį važiuoti moka. O dabar vis tiek siūlau truputėlį nerti gilinį Karolio Raišio gyvenimą ir artimiau susipažinti apie jo gyvenimą, kuris vyko po iškovoto titulo. Aš turėjau daug sąsajų su Defenderiais, su Land Roveriais. Klausimo, ką pirkt man nebuvo. Šie metai, atrodo, galėtų būti lengvi, nes automobilis tas pats, Dakare aš jau buvęs, žinau, kas manęs laukia, bet tas mane ir užliuliavo. Žiauriai tikiuosi, kad vien dėl to, kad neužsuktas bakelis buvo. Čia mano viltis dabar, nes iš tikrųjų buvo neužsuktas. Jeigu taip, tai gerai. Jeigu ne taip, tai reiks ieškoti, kas negerai.
Nėra tokios komandos, kur čia dirbtų didžiuliai inžinieriai ir visus sprendimus testuotų kažkokiose staklėse specialios ir panašiai. Viskas labai paprastai. Draugas daro, draugui kyla mintis, atvažiuoji, pasigalvoji, kartu pasišneki, darai toliau. Tai visam reikia meilės, kiekvienai detaliai mašinai. Man šiandien reiks dar pabandyti pagalbės pasikeisti ir įvarės. Tobulumui ribų nėra. Per metus gali čia ištobulinti viską iki begalybės. Tai toks balansas tarp to ir to. Eik, sau kaip gerai. Su pagaliu neprivestų nebūti išsišiepus. Į tokią mašiną vairuoji. Buvau pamiršęs, kaip gerai. Pabandykite įsivaizduoti. Tie 2 langiukai priekiniai, nes mano Land Roveryje net nėra vieno didelio lango priekiniai, yra 2 maži perskirti langiukai, kaip tikroji senoviniai mašina. Ir tu žiūri pro tos kvadratinius langelius, aušta, saulė kyla, dykumos. Ir visą dieną negyvos dvasios. Tu, Land Roveris, metalo gabalas, aliuminio gabalas ir peizažai. Bet būna momentų, kai tiesiog kovoji už save. Tiesiog smėlio audros kažkokios, važiuoji ten kopose su lyg 5 aukščiais aukščio ar 9 aukščiais pastatais. Nesimato jokių šešėlių, važiuoji ir dingsta kelias, smėlis iš paratų. Tiesiog kažkur vertiesi žemyn, tai man pradžiai buvo labai sunku. Vėl varau, matai, kokiu nesąmonį prisigalvoju. Nu, teisingų nesąmonį. Šiek, bet, žinau, smagu. Esi pats nemažai kaltas, šiaip tai. Atsiprašau. Gali kaltę ištaisyti, sėsti į šalia vietą. Tas jos paklusnumas ir kaip prilipus, kaip tas populiarus posakis, kai ten jaučiuosi, lyg tai būtų kūno pratęsimas. Mes viena esybė. Toks nostalgiškas ir melancholiškas vaizdo įrašas, bet tikrai parodantis tą tikrą Karolio Raišio stichiją, kur tinka ir automobilis, ir pats žmogus, ir jo gyvenimo būdas, požiūris į gyvenimą. Jie tiesiog, kaip Karolis ir sakė, kad susilieja ir tampa viena. Tai čia manau, kad po metų pasiruošimo šiam Dakaro raliui Land Roveris tikrai yra geriau parengtas ir ne taip kaip tada vertimasis per galvą 24 metais laukiant 25 sausio. Daug galima išgirsti tokių nuogastavimų, kad kur liko nuotykio dvasia Dakaro ralyje. Tai pažiūrėkit į šitą ekipažą praėjusiais metais, va ten buvo nuotykio dvasia. Šiemet, aišku, daugiau pasiruošimo, tikiuosi, kad tai nesutrukdys Karoliui. Aš spėčiau, kad ne. Aš tai manau, žinant Karolį, manau, jis ruošiasi automobilį, kaip ir vaizdo siužete matėm, kad neužsuktas bakelis vienas užsuko, kaip jis pats minėjo, susidėjo esminės detalės, kurių net pats paskui pamiršo, kol nukeliavo automobilis su laivu į uostą. Aš manau, kad Karolis vis dar rock'n'rollina ir važiuos, tepalus pasikeičiam, kaladėlės pasikeičiam ir važiuojam, viskas bus gerai, tikiuosi kombinezoną įsidėjau. Manau, jo toks yra vaibelis. Architektas, autosporto žmogus, daug metų važiavęs, meno mylėtojas, daug metų važiavęs klasikiniam ralyje,
žiedinės lenktynės bandęs, tai nieko nepamiršiu, net kelių susitikimų su juo užupyje, kad ir tobuliausia vieta, kur būtų galima susitikti Karlių Raišį, puodelio arbatos ar kavos, tai yra Vilniaus užupis. Arba automuziejus. Arba automuziejus, iš tiesų. Tai ir tas pokalbis, kur tu matai žmogaus akise, kad dar laukia 1001 klausimas. Jis tuo metu buvo nusprendęs, kad irgi norėtų YouTube vlogus daryti, bet matom, ką dabar turim. Karlius jau savo antrajam Dakare, trečiajam iš viso fiziškai. Vienais kaip tik buvo nuvažiavęs kaip medijos žmogus, apsiuostė ir dabar jau antra važiuoja kaip pilotas, išgyveninęs savo svajonę. Tai asmeniškai mano širdie tikrai labai daug vietos šitam ekipažui, šitam vairuotojui, tam automobiliui ir bus labai įdomu stebėti. Kolegos mūsų žurnalistai išlydėdami į Vilniaus oro uostę iškart ir paklausė, tai Karli, važiuoji dar vieną beduiną? Jis tradiciškai raišiškai pasimetęs, sako, ane? Nu, jeigu jūs taip sakot, tai gerai, okei, važiuoju antrą beduiną. Bet jis visus perspėjo, kad neturėkim labai aukštų lūkesčių. Trečia vieta bendroji klasikų įskaitų yra labai labai aukštas pasiekimas. Taip, ir būtent vieno iš pristatymo metu jisai minėjo ir pabrėžė, kad reguliarumo varžybose vienas nuleistas ratas gali lemti jau tavo vietą net top 10-uke, ant tiek yra ten į minutės visi sulindę ir bet kokia techninė bėda gali tave išmesti iš žaidimo ir jau tu esi tik tai besivėjančio vaidmenyje, kur galbūt niekada jau iki finišo ir nepasivysi, kas beje ir buvo su vienais iš lyderių ir favoritų šios disciplinos, būtent galbūt ir lėmusių, kad Karoliui Raišiui atiteko ta trečioji vieta, bet kas būtų, jeigu būtų, čia niekada nepasakysi, finišas nustato laimėtojus ir nugalėtojus bei prizininkus, o toliau pratęsime pokalbį apie 2026 metų Dakaro ralio dalyvius po trumpos reklaminės pauzės. Auto Aibė. Automobilių dalys ir reikmenys. Jokių išlygų blogam matomumui. Atnaujinkite valytuvus į Bosch. Puikūs valymo rezultatai bet kuriame stiklo taške. autoaibė.lt. Autoekspertas LT. Vežame jūsų. Red Bull suteikia sparnus. Kalbame apie lietuvaičius startuosiančius 2026 metų Dakaro ralyje. Jau didžiąją dalį apkalbėjome. Vos per valandėlę. Vos per valandėlę. Matote, laikas tiesiog tirpsta, o aš net atrodo tik pradėjome. Na ir dabar šokame į automobilių kategoriją, kur čia peilius galanda vienas iš galingiausių ekipažų iš lietuviškos delegacijos išvykusios į Dakaro ralį. Viena iš galingiausių specifikacijų Toyota Hilux vairuojantis Benediktas Vanagas. Ekipažas nuvertęs pagrindinį komisarą. Taip, čia įsivaizduojate, iki tokių dalykų atėjo, kad net pagrindinis varžybų Dakaro ralio komisaras turėjo nusišalinti nuo 2026 metų varžybų. Aišku, čia juokais kalbame, mes kalbame, įveskime į kontekstą, tai Arnas Paliukėnas, Aisvydo Paliukėno tėtis, paprasčiausiai vengdamas interesų konflikto, pats paprašė Dakaro ralio organizatorių jį nušalinti nuo užimamų komisaro pareigų ir jas užleisti kažkokiam kitam asmeniui, tam, kad Aisvydas galėtų ramiai startuoti kartu su Benediktu Vanagu. Po ilgo meto Benediktas Vanagas vėl turi lietuvišką šturmaną, su kuriuo ekipaže kalbasi angliškai. Štai tokia, kaip sakoma, šiandienos realybė, kad nors ir lietuviai, bet automobilyje ralio metu turi kalbėtis angliškai. Labai solidus bagažas, kurį atsiveža šitas ekipažas, tai 14 startas Benediktui, 5 startas Aisvydui. Labai didžiuotis galim šituo, man atrodo, šitą porą trasoje ir nori sakyti, kelti didelius lūkesčius, bet matyt, taip negalim kalbėti prieš startą. Lūkesčiai dideli, nes Benediktas Vanagas ir savo video sako, kad jis dar turi nebaigtų reikalų su Dakaru. Kodėl 14 Dakaras? Nes turim nesuvestų sąskaitų. Mes jums papasakosim, kaip mums sekėsi. Dakaras prasidėjo prieš 14 metų. Tai Pietų Amerika, labai daug ambicijos. Sakyčiau, kad tikrai rožiniai akiniai,
pradžioje buvo visko. Vieną Dakarą teko finišuoti net su sulaužytų riešų. Ekrane viskas atrodo gerokai smagiau. Salto mortale, kaip aš jį vadinu, iš tiesų tai yra kažkieno gyvenimas. Arba mano ir mano šturmano gyvenimas, visos komandos gyvenimas. Ir po to tu turi atsakyti labai daug klausimų, turi surasti stiprybės savo ir komandai ir keliauti toliau. Su Toyota mes dirbome daugiau negu 10 metų ir mes buvom viena pirmųjų komandų pasaulyje, kurios turėjo galimybę arba garbę pasivadinti Toyota Gazoo Racing. Tai iš tiesų yra ypatingai žinant Toyotos arba rytų filosofiją, jie nesimėto skambiais pavadinimais, po to turi būti labai didelė vertė. Tai man asmeniškai yra tikrai didelė garbė, kad mes būdami nedidelė komanda sugebėjome įgauti japonų pasitikėjimą. Komandos partnerystės sukurti. Ko tikimės iš ateinančio Dakaro? Turiu padėkoti Benediktui Vanagui už tai, kad būtent prieš kelias sekundės matydam siužete ir tam didžiuliam vytyje buvo ir mano veidelis vienais metais Dakare važiavo, tai buvo nusivežęs mane Benas į Dakarą. O šiaip tai kalbant apie jų ekipažą, vienas profesionaliausių ekipažų, naudočiau tą terminą. Benediktas Vanagas, vienas iš tų nedaugelio lietuvaičių, kurie gali vadinti save profesionaliais lenktynininkais Lietuvoje. Dar prie jo statyčiau Roką Baciušką ir Vaidotą Žalą. Būtent tie, kurie gyvena iš autosporto, gyvena autosportu. Šalia jo, Aistas Paliukėnas. Mes susirašinėjom, man atrodo, vakar, kai pamačiau jo nuotrauką iš briefingo, iš susirinkimo vairuotojų ir ekipažų ir aš klausiu, kokią muziką jis klauso, nes mes galiu įvadinti savo bičiuliu ir kažkaip galvoju, per tiek metų neįsiaiškinau, kokią muziką jis klauso, nes jis buvo su ausinukais. Sako, šiaip ten buvo briefingas. Aš juokaudamas sakau, tų briefingų per metus šiaip daug, tikrai prisiklausai man įdomu muziką. Tai pasakė savo mėgstamus muzikos stilius, o šiaip tai žmogus pademonstravę statistiką savo ir tikrai per metus laiko daugiausiai praleidžiantis laiko dešinėje sėdynėje, dešinėje pusėje, važiavę šiemet jau ne vienas lenktynes su Benediktu Vanagu juodajam Vanage, Black Hawk'e. Tai aš manau, kad šiemet mes iš jų pamatysim tikrai kažką įdomaus. Ar tai bus gero, ar tai bus blogo? Pamatysim per ateinančias kelias savaitės. Tikėkimės gero. Tikėkimės gero, bet Dakaro ralis yra antiek nenuspėjimas, kad kiekvieną kartą sakyti, kad aš žinosiu, kas bus už sekančio posūkio, tai aš irgi dažnai kartoju tai, kad čia ne žiedinės lenktynės, kur gali tą patį posūkį iššlifuoti iki tobulumo. Čia lietutis išgrauža kažkokią duobę, kažkoks dalykas nepažymėtas. Kelio knygai. Taip. Kaip sakė Davidas Kastera, mes negalim surašyti kiekvieno metro į kelio knygą, tai reiškia ir šturmanas, ir vairuotojas turėtų vis tiek stebėti kelią priešai save ir jie sužymi tik pačius svarbiausius ir kritinius arba svarbiausius momentus, kurių reikėtų paisyti. O toliau, kaip matėm, Benedikto Vanago Salto Mortale atsitinka gyvenimas ir kad ir kaip skaudu turi trauktis, susijimti ir kitais metais sugrįžti tik stipresnis. Ir daug metų sugrįžta į Dakaro ralį, dar vienas. Tai čia aš nežinau, čia toks inkaras į nugarą įsmigęs, kad man atrodo... 10 startas šiemet, 10 startas Gintui Petrui.
kuris vėl lipa į savo 2 ratais varomą bagį ar automobilį, aš nežinau Vorą. kaip teisingiau vadinti, vorą. Šį kartą važiuoja su Nursultanu Abikajevu, tai yra jo šturmanas iš Kazakstano ir jie susipažino 2017 m. Afrika Eko reise. Ten jie važiavo drauge. Ir dabar Gintas jam paskambino ir pasiūlė startuoti Dakaro ralyje ir jo šturmanas sako, turbūt tokia galimybė gali nebepasikartoti, tai bandom. Tai Gintas labai į Dakaro ralį žiūri kaip į nuotykį, turbūt irgi vienas iš dvasios išlaikytojų ir sako, varžysios nebent tarptų, kurie važiuoja tokiais pačiais 2 ratais varomais automobiliais. Ir aš manau, iš Ginto galim laukti stabilaus tempo ir labai netikėtų istorijų. Gintą Petrų galime vadinti ir Dakaro ralio legenda, nes jis yra 4. lietuvis jau įsirašantis šį statusą į savo CV. Pasą. Į savo pasą. Taip, Vaidotas Žala, Benediktas Vanagas, Antanas Juknevičius ir Gintas Petrus jau galima drąsiai vadinti juos Dakaro ralio legendomis. O kodėl ne Darius Leskauskas, šturmanas, tai būtent Darius sutikęs oro uoste klausiau, sakau, kas nutiko. Darius Leskauskas sako, taip, buvau sulaukęs pasiūlymo kartoti, bet turbūt buvo dar kitų pasiūlymų ant stalo, bet jie neįsirutuliojo į nieką, sakykime, reikšmingesnio. Ir kaip pats Darius Leskauskas sakė, traukiniai šikančių nelaukia. Ar galim vadinti Gintą Petrų tokį vienu ištikimiausių ir geriausių Dakaro turistų? Nes jis toks yra lenktynininkas, pats savęs ne visą laiką lenktynininkų vadinantis save. Jis tam buvo ir savo žmonai išvažiavęs pasivažinėti kelis metus kaip navigatorė, šturmanė. Ir nesumeluosiu sakydamas, kad didžioji dalis Lietuvos Dakaro fanų laukia Ginto Petraus apžvalgų iš Dakaro prieš startą. Dėdė dar vadinamas. Taip. Ir jis turi savo nuomonę, jis nebijo jos pasakyti, jis neįsipareigojęs yra niekam. Visiškai nepriklausoma žiniasklaida, kuri dar tuo pačiu važiuoja sportiniu tempu su įspūdinga technika. Prisiminkite tą filmuką, kurį pradžioje žiūrėjome. Taip. Jisai važiuoja su seniausiu automobiliu galų varomu savo kategorijoje. Bet sakė, šiemet šiek tiek atnaujino. Gal šiek tiek vedinsis geriau. Girdėjau, kad Gintas Petrus jau šiemet netgi klajojo po tam tikrus garažiukus, Tauragėje, gal ne Tauragėje, ieškodamas naujo pirkinio. Prašau. Bet savo taip pat vorą pardavinėjo, bet kaip suprantu, neatsirado pirkėjas, ne jam? Per metus. Seniausias automobilis galų varomas. Klasikos dar netinka? Vilniaus automuziejų. Pagyvensim, pamatysim. Jeigu klausot, galėtumėte. Nuo seniausio prie naujausio šokam ir vienintelis kol kas sunkvežimis, aš taip sakau, nes galbūt gyvenimas parodys, kad kitais metais galbūt ir 2 sunkvežimiai bus, jeigu Vaidotui Paškevičiui padės, kaip sakoma, finansų dievai ir padės surinkti biudžetą, važiuoti irgi konkurencingu automobiliu, nes jisai jau 2 Dakarus važiavo su seniausiu vos ne automobiliu ir parodė, kad net sugeba laimėti 2 greičio ruožus, sugeba atvažiuoti top 5 irgi bendroje įskaitoje, atsiprašau, top 10, top 5 Vaidotas Žala pernai metais fiksavo. Bet 2 sunkvežimius matyti Dakaro ralį tikrai būtų nuostabu, nes panašu, kad Vaidotas Žala net neplanuoja jau grįžti į automobilių klasę, nes kaip jisai pats minėjo vienam iš interviu, kad tai reikalauja jau kosminio biudžeto ir norint konkuruoti dėl rezultato su gamyklinėmis komandomis, na, nežinau, čia... Reikia tapti gamyklinės komandos vairuotojų. Exactly. Tai tą jisai bando dabar padaryti su Derojaus sunkvežimiu ir šiemet Derojaus sunkvežimis tikrai gavo labai daug svarbių atnaujinimų, bet apie tai, ką kalbėjo Vaidotas Žala dar praeitų metų spalio mėnesį, kada dar niekas net nebandė nieko anonsuoti apie Dakaro ralį, galite išgirsti dabar patys. Po 10 Dakaro savo pasakiau, kad į 11 važiuosiu tik tada, jeigu rasim labai stiprų partnerių palaikymą. Tai taip ir nutiko. Atsirado naujas pagrindinis partneris, kuris pasakė, kad reikia dar sėk pabandyti su sunkvežimiu iškovoti trejetuką. Ir įsivėlėm. Įsivėlėm dar vienais metais, tai bus 11 mūsų Dakaras. Aišku, padrasino ir Derojo komandos nusiteikimas, nes komanda mums paruošė visiškai naują sunkvežimį ir gerokai patobulinta. Labai aiškus sąrašas patobulinimų, tai kažkaip atsirado tokia motyvacija pabandyti dar pasitempti, nes greičio prasme tai tas trejetukas tikrai realu. Turbūt svarbiausias patobulinimas, kad sunkvežimis ženkliai palengvėjo, tai numetė kelišimtus kilogramų, padidėjo oro anga aušinimui. Labai svarbu, man kaip vairuotojui atsirado galimybė daug patogiau rankiniu būdu valdyti pavarų dėžę. Tai turiu tokias 2 svirteles prie vairo, kur aukštyn žemyn pavaras galiu junginėti. Tai tokių
patobulinimų, yra sąrašiukas, kuris iš esmės turėtų mums palengvinti gyvenimą ir potencialiai sumažinti gaištamą laiką trasoje. Iš principo, antri metai su sunkvežimiu turėtų būti lengvesni, nes daugelį klaidų, tų tokių esminių mokymosi proceso klaidų, manau, padarėm pirmais metais. Ten nuo ratų keitimo iki kapstymosi dykumoj. Tai antri metai vis tiek jau toksai bus procesas grįžti į darbo vietą, žinodamas, kas tavęs laukia. Tai turėtų būti sklandžiau viskas. Tai sunkvežimis dabar visiškai naujas, šviežias, nedulkytas. Tai sekantis žingsnis, keliaujam į Maroką testam, intensyviam testam. Turim prasukti nemažai kilometrų, pasitikrinti, ar viskas tinkamai veikia. Ir tada viskas, tada Dakaras. Juokingiausia, kad artėjant Dakarui labiausiai pasigęstas žmogus būtent buvo Vaidotas Žala. Žmogus tiesiog norėjo pailsėti, pasikrauti baterijas. Vienas pirmųjų pristatė savo techniką, savo išdažymą, būtent šį filmuką. Žmogus tiesiog norėjo pasikrauti prieš sunkiausias pasaulio lenktynės ir buvo dingęs ir net buvo komentaruose, tikrai mačiau ne vieną, ieškantį Vaidoto Žalos. Tai visgi, sako, Vilniaus oro uostas, Rygos oro uostas, Roko Baciuškos atveju, matom vaizdus, matom keliaujančius, matom viską. O kur Vaidas? O Vaidas grįžo, Vaidas tiesiog buvo pailsėti su Gabrielė, savo žmona, ir šiemet yra pasiruošęs, manau, tikrai puikiai. Prie tos temos grįžtant, uždarant, aš Vaidotai Racing Team Fūra Edition visai norėčiau pamatyti. Aš norėčiau pamatyti dvi. Man norisi tos kovos, tas konkurencijos. Mes lietuviai, mes negalim be konkurencijos. Taip. O galbūt dvigubo jėga, žinai, išturmuotame tą sunkvežimį Olimpą ir Martinui Mačiukui sakytame truputėlį, padaryk mums vietos, mes du ekipažus turim. Kalbam apie sunkvežimį, bet jūs, mėlyjei žiūrovai, negalvokit, kad mes pamiršome vieną labai svarbų asmenį, kuris iškovojęs 3 pasaulio rally reido čempionų titulus, yra kažkur paraštėse šio mano kairėje esančio šalmo savininkas, netrukus bus jūsų ekranuose. Ir taip, aš kalbu apie Roką Bazuką. Nauja pravardė, kurią pripaišė Rokui Baciuškai kolegos iš Didžiosios Britanijos, nes jisai susidėjo su Land Rover Defender komanda ir būtent tai yra angliška komanda. Defenderis ateina į Dakaro rally kaip logistikos partneris ir tuo pačiu pragyvina stok kategoriją, kurie visą laiką važiavo 2 Toyotos ir kažkaip Defenderis pamatė, kad tai yra puikiai niša įvesti savo vieną iš automobilių į Dakaro rally. Na, kaip Dacia, pavyzdžiui, važiuoja jau ten, jau su Sand Riders komanda neturi nieko bendro su serijiniais modeliais, tai čia vis dėlto labai daug bendro su serijiniu modeliu, nes ten su minimaliais pakeitimais stokinis automobilis bandys parodyti su Stefano Petranceliu prieš akiją. Pašonėje. Gal net pašonėje. Rokas ir Stefanas dabar komandai, kaip jis pats sakė, yra lygiom teisėm ir... Rokas yra gamyklinis vairuotojas su Misteriu Dakaru. Pirmas gamyklinis vairuotojas iš Lietuvos. Dakaro rallyje. Dakaro rallyje, taip. Neturėjom gamyklinio. Dakare ne. Tuo pačiu ir labiausiai atsipūtęs, man toks atrodo. Man labai patiko jų pasiruošimas Dakarui su Orioliu Vidaliu, jo šturmanu. Oriolis buvo atvažiavęs į Lietuvą. Oriolis buvo supažintas su lietuviška pirtele, su visais atributais. Oriolis buvo supažintas su karka ir šaltibaršiais ir kepta duona. Jie tyrinėjo Tauragę, jie važinėjosi bagiais, jie važinėjosi kartingais. Jie kartu buvo testuose Defenderio gamykloje. Ir netgi pirmieji vaizdai iš šių metų Dakaro, iš Jambų, kaip jie atvyksta į savo darbo vietą. Rokas sako, na va, čia mūsų sunkvežimiai, čia mūsų kemperiai, čia va mūsų automobilis. Bet mes nesiniai su juo važiavom, mums testų kaip ir per daug nereikia, automobilis va paruoštas, čia paskutiniai techniniai dalykai, kombinezonai nauji paruošti, pasikeitė profilio nuotrauką Facebook'e ir yra pasiruošę startui. Rokai Baciuška, kviečiame tave dabar į ekraną. Ar Dakaras sunkus sportas? O kaip tau atrodo? Man sunkiausias būna 5 dienos. Tai žinai, kol kūnas pripranta vėl prie tų vibracijų, smūgių, rutinos, to važiavimo tokio. New to rally raids is Rokas, but he's quick. He certainly proved his pace. Pirmą savo, kaip sakyti, Dakarą, tai labiau su tokiu gal nuotikiu ir mano tikslai tokie buvo, aš jau būčiau džiaugęs, kad top 10 būčiau baigęs, jau važiavom, kad buvo tikslas finišuoti, tai viskas ten kaip ir pavyko. First time in Dakar, you won 2 stages. How was it?
Yeah, it's the incredible feeling, you know, and yeah, we did it. We are in the podium, and I'm so really happy. And ačiū Lietuva, myliu jūs. Nebūčiau pasirašęs kontrakto, jeigu ne Stefanas. Jeigu jis nebūtų komandos narys, nes pagalvojau, Stefanas, kartu tandemą, Sarah Price, naujas projektas, Defenderis kiša labai didelius pinigus, visą tą projektą. Tai, kaip pasakyti, kada, jeigu ne dabar? Nu tai ar važiuoti, kaip sakoma, tu 1+ ir nežinia, ar tu surinksi biudžetą, ar tu išvažiuosi, ar geriau turėti garantą ir kur viskas tau suorganizuota. Ar ateitis Defenderyje, Land Roveryje garantuota? Ar aišku, kas bus 27-aisiais? Ar yra kitų dar galų, planų? Tai dabar yra, kaip pasakyti, šis Dakaras, ateinantis Dakaras, 26 Dakaras, 26 metai. Irgi bus įdomus, žinok, man. Asmeniškai Stefanui, aš viena mintis buvo gera, žinai, Stefanai, sakau. Ar tu esi kada baigęs naktį greičio ruožą? Aš sakau, dabar baigsim. Aš esu baigęs tikrai ne vieną, ne 2 kartus. O sakau, tu pajusi, kas yra tikras Dakaras. Tai mes dabar su to kategorija ir aš asmeniškai pajusiu, kas yra tikras Dakaras. Kai tu žinai, kai kuriuose sekcijose tavi fūros lenk, žinai, nes per akmenis ten sunkvežimiai greičiau važiuoja, bagiai per kopas ir tu, žinai, sukandęs kartais dantis turėsi laikyti savo tempą, nes mes vis tiek kovojam dėl savo kategorijos. Bendroje įskaitoje mums bus tikrai sudėtinga ir galima pasvajoti, tai mano tokia mini tikslas, galbūt jeigu mes į top 20-uką pakliūtume, tai būtų tikrai, manau, neblogas rezultatas. Tai kol kas 26 metais tau neskauda, dėl to, kad, nebus galimybės paprasčiausiai kovoti dėl aukščiausių titulų? Ne. Bus tikslas, nes esu Challenger, tapau pasaulio čempioną, SSV. T1+, dėja atsitiko pirmą dieną, nukrito ratas ir taip toliau. Jeigu ne tas ratas, aišku, spekuliuoti, būtų motyvacija gal ir netyčia į to 5-tuką tikrai būtų. Kai močiutė, kaip sako, jo. Tai dabar su to kategorija. Su to kategorija yra tikrai didelis šansas. Mūsų tenais yra apie 10 tų vairuotojų. Aišku, nežinom, kiek vairuotojų tęs pasaulio čempionatą, bet tikslas, kaip pasakytų, visuose beveik klasėse pravažiuos, liks tik sunkvežimų. Tai va. Pravažiuoji su Land Rover ir kaip pats automobilis, kaip tu jautiesi? Jau prilipo? Prilipo, viskas tvarkoja, aišku, yra tų niuansų, net T1+, pakaba yra, kaip pasakyti, žemesnė ir pats automobilis šiek tiek siauresnis ir sunkesnė Defenderis, pats 3 tonos ir mes vežamės 3 atsarginės padangas, žinai. Tikrai skeptiškai žiūrėjau, galvojau, kad nesukurs smagio automobilio. Bet padarė tokį ralinį, tokį mašiniuką, žinai, tai mes pirmas tokias mini varžybėlės, mūsų testai vadinami, buvo Dubajaus Baha. Ta mašina tikrai šalia stovi ir T1+ ir atrodo, žinai, toks tankas, žinai, didelis tankas. Tai tikrai nustebino, aišku, per tam tikras duobes ir kopas, yra tam tikrų niuansų ir sunku, kad tikrai mes per kopas nebūsim breiti. Tai kaip jautiesi, būdamas vieninteliu lietuviu, išbandęs tiek daug kategorijų? Duokit dar kažkokių kategorijų valdys, jeigu yra, duoda galimybę, duokit pasirašyti kontraktą, jeigu taip man yra svajonė buvo, kad pasirašyti kažkokias kontraktą su profesionalia komanda, nes kiek galima jau, žinai, kaip pasakyti,
prakaituoti, rinkti pinigus. Nu, dabar renkame bendradarbiai, mūsų kaip partneriai ir bendradarbiavom kartu lokaliai, nepamirštam, nes kai kurių su Defenderiu, žinai, yra tam kontrakto dalis, kad ant mašinos negalima užsidėti, žinai, partnerių logotipus, tai galima tik ant šalmo ir kai kuriuose pozicijose juos eksponuoti. Tai šiaip jausmas geras, nežinau, sakau, kai sulauksiu gal kempę metų, tai su sunkvežimiu šauksiu. Tai štai ir visas lietuviškas desantas 2026 metų Dakaro ralyje. Ten jie bandys įrodyti verti savo vardų ir sieks aukščiausių rezultatų. Nu ir dabar reikia sužinoti, tai kokia ta bus trasa, kurią jiems reikės įveikti. Pristatome jums 2026 metų Dakaro ralio trasą. Galbūt iš šio video atrodo gan sudėtingas dalykas, ten daug priraizgyta, neaišku, kiek važiuosim ar nevažiuosim. Tai mes su Justu dabar pabandysime jums greitai papasakoti, kaip atrodo kiekvienas iš etapų. Taigi gal pradėkime nuo nuotraukos į prologą. Ir prologas jau prasidės rytoj. Taigi nereikėtų daryti klaidos laikant šį atidarymo etapą tik apšilimu. Maršrutas vingiuoja tarp nedidelių kalvų, driekėsi žvyro keliais, kurie nors ir nėra itin techniškai sudėtingi, reikalauja tikslaus ir meistriško važiavimo. Tikėtini labai minimalūs laiko skirtumai neturėtų būti nuvertinami prieš vakarinę ceremoniją, kurios metu greičiausiai sportininkai galės pasirinkti starto pozicijas kitai dienai. 2022 metais pristatytas formatas atveria duris strateginiams sprendimams. Taigi, sekmadienis greičio ruožas turintis du aiškiai išsiskiriančius etapus. Prasideda akmenuotų reljefų, kuriame reikia įvertinti daugybę veiksnių. Važiavimas ne visada bus lengvas, manevruojant siaurais pravažiavimais, o kietas gruntas gali lemti virtinę padangų pradurimų. Greičio ruožo viduryje bus įrengta techninio aptarnavimo zona, po kurios sportininkai stos į smėlingas atkarpas. Gana greitas, nusėtas mažomis kopomis. Nors bendras atstumas nėra didelis, jis neatspindi itin plačios ir įvairios šio etapo dangos įvairovės. Na, o antras etapas tai yra net 504 km, greičio ruožas 400 km, iš Janbu jau judame į Al-Ulą. Pagaliau komandos susipako savo daiktus ir keliaus į šiaurės kryptimi, į šalies gilumą ir čia pasitiks sportininkus jau truputėlį atšiauresnės temperatūros. Kiek pamenu, ten temperatūra krisdavo ir iki 5-6 laipsnių šilumos, taip kad jau šilti rūbai bus ištraukti iš lagaminų ir šortus padėsime jau turbūt iki Dakaro ralio pabaigos. Taip, per pirmosius 200 km laukia daugybė tempo pokyčių, bus itin greitų atkarpų, tačiau vingiuoti ir akmenuoti ruožai neleis išlaikyti pastovaus greičio net 20 km atstumu. Bet čia vėl bus daug pavojingų sekcijų, nes Dakaro ralio organizatoriai vėl įrengė serviso zoną viduryje greičio ruožo, kas reiškia, kad dalyviams reikės tausoti ir padangas. Na ir jeigu jas išdaužys jau pirmoji atkarpoji, tikrai jos bus keičiamos per serviso sustojimą. Trečioji diena ir, sakyčiau, velniškas kilometražas, 666 km, kilpinis greičio ruožas, startuoja ir finišuoja Aluloje ir sportininkai čia smėlingais keliais pasuks į įspūdingą kraštovaizdį, kurį, kas stebi Dakarą Saudo Arabijoje, Alulą miestą turbūt sugretina su įspūdingais vaizdais. Čia gamta ir šimtmečiai vėjų, liūčių ir panašių reiškinių sukūrė tikrai įspūdingas uolų formacijas, kurios tuo pačiu ne tik atrodys gražiai, bet ir apsunkins navigaciją. Antroje greičio ruožo dalyje atsiras vis daugiau kelių, kurie apsunkins kelio knygos skaitimą ir navigatoriai turės vis mažiau orientyrų ir bus daug iššūkių. Reikės važiuoti atsargiai.
Ketvirtas etapas, čia prasideda maratoninis greičio ruožas, 492 km motociklams ir 526 automobiliams. Stipriai neįsiplenčiant, abudu tiek motociklininkai, tiek automobilių vairuotojai pasuks skirtingomis kryptimis ir tik tai vakare susitiks po atviru dangumi įrengtoje stovykloje, kur jų lauks tik tai palapinės, kareiviški daviniai ir vėl reikės išmokti stovyklauti ir prisiminti tuos įgūdžius, kuriuos kažkada galbūt mokėjo. Taigi, antra maratono diena, tai kaip ir prieš tai dieną, motociklai ir automobiliai startuos atskirai, startuos dar auštant ir automobiliams bus tikrai nelengva naviguoti, ypač pirmiems, nes jie neturės jokių orientyrų iš prieš tai važiavusių motociklų. Tai yra svarbu, nes ši maratono atkarpa yra greitesnė, kai kurios atkarpos bus ypatingai pripildytos krypties keitimų, kelios akmenuotos atkarpos taip pat pareikalaus sąmoningai paaukoti kelias sekundės, kad būtų išvengta daug didesnių laiko nuostolių ar dar blogesnių pasiekmių. Na, čia bus įdomu, nes po maratoninio etapo laukia, tiesioginė ta žodžio prasme, maratoninis etapas, net 920 km iš Hailo į Rijadą, kur sportininkų lauks poilsio diena, bet kaip kalba pats Davidas Kastera, dalyviai jau susidurs su pirmais kopų masyvais ir galimai kai kurie ekipažai turės nakvoti net kopose. Jiems finišo arba atvykimo į bivaką time checkas arba laiko kontrolės numatytas laikas yra poilsio dienos vidurdienis. Tai jeigu jie sugebės iki to laiko parvažiuoti, tai yra jų sėkmė, tik tai nesėkmė tame, kad bus labai mažai laiko vėl pasiruošti startui po poilsio dienos ir išjudėti vėl į dar vieną ilgą greičio ruožą. Pailsėjus arba ne per tą laisvą dieną dalyviai patrauks link Vadi at Davasir. Ir sekmadienį atnaujinus varžybas įvyks ir psichologinis persilaužimas. Vis dėlto per pirmąją savaitę įgytas pasitikėjimas neturėtų susukti galvos nei tiems, kurie kovoja dėl pergalės, nei tiems, kurie siekia tiesiog garbės ir nori įveikti trasą. Dienos smėlingi ir palyginti greiti keliai vietomis apsupti tankių krūmų, tačiau rimtų pavojų nekelia, nebent per didelis skubėjimas. Kai bendras dienos atstumas artėja prie 900 km, susikaupimas tampa itin svarbus net ir pervažiavimo atkarpose. Aštuntas etapas, 717 km Vadi at Davasirą apsuksime ratu. Tai vėl geras poilsis komandoms ir serviso technikų, kaip čia sakyti, komandoms, taip ir geriausia pavadinti. Jie galės niekur nejudėti, o sportininkai suks 481 km greičio ruožą aplink Vadi Davasir regioną ir čia komandos nebuvo apsilankiusios nuo 2022 metų. Tai pažiūrėsim, šiaip šis greičio ruožas labiausiai patiks universaliausiems sportininkams, čia matyčiau Nerimantą Jucių galbūt, gebantiems išlaikyti didelį tempą, bekelės plyną aukštinėse, tiksliai naviguoti kertant kanjonus per Augmeniją ir išlikti ramiais, nepaisant staigių krypties pokyčių. 9 etapas ir pirmoji diena antrojo maratoninio etapo, tai iš Vadi at Davasir sportininkai pajudės į nutolusį bivaką, turės įveikti daugiau nei 500 km ir antrasis maratoninis Dakaro etapas iš tiesų taps ištvermės išbandymų, tiek fizinių, tiek psichologinių, tiek techninių požiūrių. Šią pirmąją dieną trasos vietomis bus akmenuotos ir klastingos, reikalaujančios tiek greičio, tiek susikaupimo nuolat keičiantis važiavimo tempui. Greičio ruožo pabaigoje sportininkų lauks įspūdingas kopų kirtimas, suteiksantis užuominą apie tai, kas dar laukia. Kaip ir pirmąją savaitę, ši maratoninė atkarpa vyks atskirais maršrutais automobiliams ir motociklams, o bivakai bus minimalistiniai. Na ir jeigu dar nesate labai pavargę, tai antrą maratoninio dieną gausite vėl pagrindinę dienos temą – smėlį. Kopų atkarpa bus itin ilga, su vairiomis spalvomis ir formomis, o smėlių specialistų technika neabejotinai bus apdovanota važiuojant per minkštesnės kopas. Dienos pabaigoje dar laukia kelios klasikinės atkarpos, tačiau svarbiausias tikslas bus be klaidų įveikti antrąją maratoninę dieną. Šiame varžybų etape pretendentai apdovanojimus patirs didžiulį spaudimą.
11 etapas ir viso 882 km, iš kurių 347 sudarys greičio ruožas. Bet čia sudėtingumas slypi ne reljefe, o navigacijoje. Dėl daugybės sankryžų, išsišakojimų ir kryžkelių aplinka greitai gali tapti lyg labirintas. Aiškumas ir susikaupimas bus geriausi sąjungininkai tiems, kurie tikisi pasiekti Alhenkają bivaką be nuostolių, ypač turint omenyje, kad bendras dienos atstumas šį etapą paverčia itin varginančiu. Na ir iš Alhenkają mes judėsime vėl link Janbų, link Raudonosios jūros pakrantės ir čia jau sportininkai bandys rodyti savo raumenis ir galbūt išvysime pirmuosius klasių lyderius, kurie jau kovos dėl galutinio rezultato ir 13 greičio ruožo Janbų. Ir 13 greičio ruožas, lemiantis viską, greičio ruožas padalintas į dvi aiškiai skirtingas dalis. Pirmiausia, dalyviai leisis į kalnuotą reljefą žvyro keliais, kur itin svarbus tikslus ir atsargus posūkių įveikimas. Pasiekus pakrantę ir įveikus pervažiavimo atkarpą, bus duotas naujas startas paskutiniai laikui fiksuojamai Dakaro atkarpai. Galutinė finišo linija drieksis pačioje Janbų bivako širdyje. Mėly žiūrovai, sveikinu, jūs įveikite 2026 metų Dakaro ralį. Nebuvo taip lengva. Reklama. Auto Aibė. Automobilių dalys ir reikmenys. Jokių išlygų blogam matomumui. Atnaujinkite valytuvus į Bosch. Puikūs valymo rezultatai bet kuriame stiklo taške. autoaibė.lt. Auto ekspertas LT. Vežame jūsų atostogas. Red Bull suteikia sparnus. Laikrodžiai rodo jau beveik be 15 vidurnaktį. Mes vis tiek šias ateinančias savaitės neskaičiuosim laiko ir gyvensim, manau, Saudo Arabijos laiku. Labai smagu matyti jūs prisijungusius. Mes iš karto primenam, kad nors ir šita mūsų įvadinė laida jau eina į pabaigą, rytoj mes ir vis ateinančias kelias savaitės netgi jūsų lauksim prie žydrųjų ekranų nuo 20 valandos, kuomet prasidės Dakaro apžvalga, tai yra oficiali apžvalga, kurią aptarsime ne tik lietuvių progresą, bet ir visų žvaigždžių, visų garsiausių veidų, taipogi visų nuotykiautojų. Nu, žodžiu, bus tokia oficialioji dalis, mes ją aptarsime ir vėliau jau mikrofoną perlisiu šiems nuostabiems dviem jaunuoliam, kurie likusią valandą analizuos išsamei, dalinsis su jumis išskirtinę ekskliuzyvinę medžiagą iš sportininkų, analizuos jie kiekvieną lietuvaičių pasirodymą, bei jūs apšildys prieš ateinančios dienos trasą, bei kas laukia Dakare jau kitą dieną. Tai nuo rytojaus naujas įprotis kiekvieno dienotvarkoje, taip kaip ryte pusryčiai per pietus, o vakarienė, taip ir 20:00 Dakaras, 2 valandos Dakaro per TV6. 2 valandos non-stop. Oficialūs highlightai ir to pačiu jungsimės į Dakaro Ramo studiją, kur daug analitinių požiūrių ir įžvalgų. O dabar duokit veiksmą, gana čia kalbėti, ką jūs čia vyrai, nu duokit, parodykit to smėlio, to purvo, to dulkių. Taigi, Dakaro ralyje įvyko testai ir 2 dienas sportininkai galėjo testuoti savo įrangą, žiūrėti, kas yra gerai, kas yra blogai. Džiugu matyti, kad pas daugelį yra viskas gerai. Na, vienose stovyklose ten viena detalė, kita pasikeitė, bet tai yra geriau padaryti dabar, negu tai atsitiktų jau kažkokio greičio ruožo metu.
Negaliu apsakyti, kaip smagu į darbo vietą grįžti. Sunkvežimis nuostabiai veikia. Truputėlį pakabą pareguliuosim, bet ten per porą klikų, tai žodžiu, bet šiaip tai net su Chebra taip pradėjom lėkti ir tokie nuotaikėlė, net dūšė džiaugiasi, ant kiek viskas idealiai veikia. Tai žodžiu, testukas pavyko, dar truputėlį pasuk šiandien kilometrų, nes turim visą dieną, o rytoj technikinė, bet šiaip bendras pojūtis yra ramybė, džiaugsmas, nes viskas gerai veikia. Tai labiausiai smagu dėl tų lopetėlių ant vairo, nes galiu rankiniu būdu pavaras perenginėti. Truputėlį reikia priprasti, nes pavyzdžiui, stabdant, reikia pavaras žeminti nepamiršti. Tai su ralinė mašina įpratęs, o su šituo visą Dakarą pravažiavus automatiniu režimu, tai toksai iš naujo šiek tiek reikia, bet manau, kad 1-2 greičių ruožai ir priprasiu. Tai žodžiu, bendrai tas testinis greičių ruožas toksai smagus, įvairių ir akmenų, ir tokia kopelė nedidukė, ir smėliuko, ir kieto grunto, ir tai žodžiu, toks viską pasitikrinom. Šiaip laukiu starto. Laukiu. Atrodo, sunkus tas Dakaras, bet ir pasilgsti. Na, taip laukti Dakaro testai sausio 1 dieną yra pabaigti. Mes jau važiavom turbūt apie 60 km greičio ruožų. Hiluxas turėjo galimybę išbandyti pilnais plaučiais visą savo pajėgumą. Šiandieną vakare dar truputėlį pakalbėsime su inžinieriais, su turbūt gal nauja šiek tiek programa arba naujos versijos variklio valdymo programa. Turėjom pasikeisti vairo stiprintuvą, nes siurblys buvo pakeistas perdarytų, bet nebuvom tikrai veikia gerai, tai buvom grįžę į vaką pasikeisti. Yra tokie rutininiai iš esmės dalykai, tai panašu, kad greitis yra, automobilis valdos tikrai gerai, mes su Aistu susikalbam, tai ką turėjom padaryti, pasidarėm šiandien. Štai Rokas startuoja, Stefanas jau išvažiavo Patrancelis. Pirmas važiavimas švelniai. Dar spėti Dakaro ekspediciją nuo sausio 9 į 2 šio Dakaro dalį ir jau nemažai užsiregistravo į 27 Dakaro. Tai tik šio Dakaro metu, kitam Dakarui, crazy kaina, parašykit. Iki, lekiam į nuotykį. Gerai, suorganizavau family photo. You can just stand like next to the car. Ir po to pasidarysim bendrą su visais jais selfie, gerai? Nu va, suorganizavau, all good. Beautiful, guys! Šiandien turėjom visą ilgą dieną, kai diena prasidėjo nuo išvažiavimo iš bivako į shakedowną ir iš karto po shakedowno pasigavom tokį mažą akmenuką. Ten neapgadinom labai stipriai, bet užtruko laiką, kad pakeisti, kol pakeitėm ir tada mes vėl toliau startavom, pravažiavom, viskas gerai. Tai nebuvo tikslas labai daug kilometrų pravažiuoti. O rytoj turbūt, kad gal turėsim vieną išvažiavimą, gal ir neturėsim, nes iš tikrųjų tų kilometrų esam padarę nemažai. Dubajui visas varžybas suvažiavom, tai tų kilometrų kaip ir nereikia mums. Mums Dakaras svarbiausias, tai iš esmės šiandien visos mašinos važiavo be problemų, tik mano biški problemytė buvo, bet čia atsakau, smulkmena, geriau dabar negu vėliau. Bet iš esmės komanda stipriai dirba ir stengiasi. Tai tokia diena visa, kaip pasakyti, reikšminga ir nereikšminga, bet greičiau startas prasidėtų. Prasijom administraciją visą, licencijas patikrino, viskas teisės. Tai žodžiu, viską praėjom, tai oficialiai esam tikrai Dakare. Ir jo, tai su komanda turėsim vakare debriefą, kaip sekėsi mums šiandien, kokią strategiją rinksimės. Ir kaip kas toliau bus, bet viskas all good, kaip sakoma. Tai rytoj tokia bus irgi nieko darimo beveik diena, o jau poryt prologas ir prasidės maratonas. Manęs daug klausinėja, kodėl nėra to daug važiavimo per tas visas dienas, bet ir nereikia tų važiavimų, reikia šiek tiek pataupyti techniką, nes laukia 14 dienų Dakaras, tai greičiau prasidėtų viskas. Kol įsikurs viskas, nes man pačios 5 dienos sunkiausios yra, kol pripranti, o jau po to jau kaip
kaip sakoma, saulėgrąžas valgom dieną po dienos ir viskas gerai. Bet iš esmės labai faina, kad daug fanų palaiko ir ačiū Jums ir linkėjimai iš tikrųjų Tauragiai, šeimynai, visiems rėmėjams, kurie palaiko mane, nes aišku ir be rėmėjų neišvažiuočiau čia, tai labai faina ir smagu, tai kaip sakau, dar 14 dienų kalbėsiu, tai kai kam gal ir užknis, kai kam gal ne, tai kaip sakoma, laikom kietą. We have to quit the principal piste to go on the left, or piste, out of piste. Be careful here. Tai dabar mes sėdime prieš pirmąją testinį greičio ruožą ir tarėmės, kaip kokius simbolius mes šnekėsimės. Tik dabar gavom kelio knygą tokią. Šitas greičio ruožas ne rezultatui, bet už tai labai svarbu mums susišnekėjimui. Tai tarėmės, kaip kokį simbolį mes vadinsime. And then join the principal piste in the valley. Yeah, not easy maybe. And also this means that they don't measure. Yes. End of the off-road and yes. Then back to road. It's navigation, so they don't really measure. Okay. So here on the right, after yes, keep right after yes, the tree. After the tree, yes. After the what does it mean? Follow. Up. Okay. Oh, that's important then. Pirma testų diena baigėsi. Pravažiavome greičio ruožą 4 kartus. Buvo labai smagu, ypač 4 kartą. Gal nebuvo taip smagu pirmą kartą, kai aš tik išvažiavau ir su didelė energija kažkaip startavau tą greičio ruožą. Tai su Kristofu taip ne iki galo susižaidėm, kas ten vyksta. Iš tikrųjų, aš su tokia energija ten gazuoti maždaug prisiminęs, kas buvo pernai, bandydamas atkartoti tą ritmą ir taip toliau. Bet vis dėlto mes taip nesusidirbė. Tai man buvo nejauku, aš jo nesuprantu, jis nespėja, aš stabdausi, tada po biškį bandžiau atrasti proto, važiuoti lėčiau, tam, kad galėtumėm daugiau laiko skirti susidirbimui. Antras kartas buvo geresnis, trečias dar geresnis. Pradžiai nelabai supratau, ar jis geresnis dėl to, kad tiesiog važiuojam trečią kartą tą patį greičio ruožą, kuris buvo beje 26 km ilgio sumoje, iš kurių apie 14 šitogi vidutinio greičio ruožo ir apie 12 navigacinio greičio ruožo. Tai nei vienas, nei kitas mums kažkaip nesiekia labai gerai, tiesą sakant. Bet antrą, trečią kartą vis geriau ir jau šypsena veide atsirado. Klausimas tik tai geriau todėl, kad mes kartuojam tą patį greičio ruožą ir jau žinom, kas mūsų laukia, ar todėl, kad mes gerinam savo susidirbimą. Tikiuosi, kad antras variantas. Ir paskui taip neiškentėm, važiuojam dar 4 kartą. Nu ir pravažiavam 4 kartą ir 4 kartą tikrai jaučiasi, kad mūsų susidirbimas žymiai geresnis. Jaučiam viens kitą, jau važiavau gerokai greičiau, buvo labai malonu. Tai va, net Kopranugariai mus atėjo pasveikinti, ten fone matosi. Baigta pirmoji testų diena, pravažiavom virš 100 km gerų tokių kopos, dykumos keliukų, akmenų sekcijų, tai yra ką patvarkyti prie motociklo, tai šiaip amortizacija, variklis kaip ir yra vienas kitas toks niuansas, ką reiktų gal dėl galios pakoreguoti, bet šiaip pats mocas žiauriai smagus, gerai valdosi, viskas, navigacija, stabdžiai, atrodo viskas super. Pasitvarkysim amortikus, amortizaciją ir manau viskas bus super. Tai šiandien planas toks, susireguliuojam amortikus, motociklą ir galbūt dar vakarė atlieksime vieną kartą pasitestuoti. Ką čia prigavau lenktyninką? Nepakelia ragelinė. Neskambina? Tai gal sąskaita baigės? Reikėtų papildymo gal. Prašau, meškiu papildymą, ką nors sąskaitą, naujų metų. 10 eurų 1 kilometras Dakare. Papildykit Dovydui šitą navigaciją. Nauji metai taip prasideda, tai važiuoju susirinkti likusią organizatorių navigacijos prietaisą ir taip pat pagalbos bloką. Nes čia jų dar trūksta, čia ir čia dėsis. Tai tenka ir man pasivažinėti šiek tiek. Tokį blokelį gavau. Čia va, jie prisidėjo daug visko, tai tenai Dakaro navigacija, čia yra pagalbos blokai, va tokie visiems vienodi. Ir tenai yra tripis klasikam ir serijos automobiliam.
Tai kai jau reikia pagalbos, tai tada jau spaudi va tą raudoną mygtuką, laikai ir sakai, siūskit sraigtasparnį. Na štai, ir pagaliau mano biuras pilnai yra įrengtas, tai aš sėdėsiu keleivio pusėje, tai pradėsim nuo dešinės. Tai dešinėje šis mažiukas kompiuteriukas man rodys, bus kaip atsarginis odometras ir kompasas. Tada per planšetę aš seksiu vidutinį laiką ir suvedinėsiu į planšetę, kur mes tiksliai esam pagal kelio knygą, kad tiksliai galėtume atskaičiuoti atstumą tarp to vaiduoklio automobilio, ar skubam, ar atsiliekam. Tada čia yra pagalbos blokas, tai tikėkime, jo mums nereikės pasinaudoti nei dėl mūsų, nei dėl kitų. Čia toksai kaip Lego kaladėlė, tai yra pultelis valdyti planšetę. Tada čia žinoma yra kamerytės dvi, kad jums vaizdų duotume. Tripis tai yra kaip elektroninis navigatorius, tai eis čia roadbookas ir tuo pačiu šiek tiek informacijos šone rodo, taip pat atstumus, dar kažką greitį. Ir čia iPhone'as atkartos realiai mano tą ekraną ir rodys vairuotojai važiuok greičiau, važiuok lėčiau, kada būsim reguliarumo testuose. Tai va šitiek pat įrangos turim viduje automobilio, tai viso kokie čia 5-6 ekranai, kuriuos reikia sekti, juos reguliuoti, kad gerai pasirodyt Dakar Classic. Tai šiandien shakedownas, kitaip tariant, testuoja motociklą ir visą įrangą. Padariau jau porą ratų, kiek čia pravažiavau, 105 km, šiandien susuksiu apie 200 plus km. Tai labai gera pirmą dieną priprast prie motociklas, įsižiūrėti, kas blogai. Dar darom kelis pakeitimus, padarysiu vieną ratą ir važiuosiu namo ilsėtis. O šiaip tai, ką žinau, žiauriai faina, nes pagaliau galėjau pravažiuoti motociklų. Visas stresas ir viskas kitos nereikalingos emocijos nuėjo, tai dabar labai gerai. Štai tokios naujienos iš dalyvių stovyklų. Gerbėmieji mano kolegos, ar jūs pastebėjote, kaip sprogo tiesioginė ta žodžio prasme 2 valandos šio eterio, kalbant apie 2026 Dakaro ralį, pristatant bent jau dalyvius ir šiek tiek trasą ir parodant jų įspūdžių, kas įvyko. Daugiau pratęsime rytoj, nesijaudinkit, dar daug medžiagos turime, kurią mes jums tikrai parodysime. Šiandien ką, belieka padėkoti Laurinui, padėkoti Justui. Padėkoti Mindaugui. Atminkite, rytoj nuo 20 val. Ir iki sausio 17 pradedame savo pasimatymus TV6 eteryje, 2 valandos Dakaro ir daug veiksmo. Jeigu neužteks, taipogi Dakaro naujienas galite skaityti portale TV3 LT arba girdėti per Power Hit Radio. O pačios karščiausios naujienos I Go to Dakar Facebook, YouTube ir Instagrame. Ačiū šį vakarą, ačiū Jums. Gerą Dakarą. Iki pasimatymo rytoj. Iki. Auto Aibė. Automobilių dalys ir reikmenys. Jokių išlygų blogam matomumui. Atnaujinkite valytuvus į Bosch. Puikūs valymo rezultatai bet kuriame stiklo taške. autoaibė.lt. Auto ekspertas LT. Vežame jūsų atostogas. Red Bull suteikia sparnus.